prisijungė šį seminarą. Esu labai dėkinga už tai, kad skiriat savo laiko. Ir matau, kad dar jungiasi žmogeliukai. Taip. Gal kas nors galit parašyti, ar gerai girdite, ar gerai matote, tiesiog į čato laukelį. Liuks, super. Tai iš principo, tada prisistatysiu pirmoje eilėje. Tai aš esu Paulina, esu kosmetologė, turiu taip pat ir inžinerinį išsilavinimą mechanikos inžinerijos srityje. 7 metus dirbu kaip mechanikos inžinierė, todėl labai gerai suprantu cheminius veikimus, odos, visus pokyčius ir visą kitą ir per mechaninę pusę, ar ne? Nes iš principo mechanika tai apsiriboja tiek cheminiais, tiek fizikiniais veiksniais. Kurį laiką projektavau. Atsiprašau, prašau, gal galite. А бывает 15-20 евро, вот по 30 евро, вот такие, знаешь. Taip, užmuotinam. Taip, tai grįžtant prie to, kad aš projektavau vaisingumo embrionų inkubatorius, tai turėjau didelį sąlytį su medicininė puse. Na ir taip gavosi, kad kadangi man labai buvo įdomi medicininė pusė, aš pakrypau link kosmetologijos. Na ir jau tikrai nemažai laiko dirbu kaip kosmetologė. Tuo pačiu tapau ir kosmetologinių inovacijų Enerpylio ir Tibeskino technologė. Tai šiandien apie tai mes ir kalbėsim būtent apie Enerpylio cheminius pylingus taikymą jų kabinete, bei Tibeskino priemonės ir jų taikymą kabinete bei namuose. Taip, dažniausios problemos, su kuriomis paprastai susiduria kosmetologas, ar ne, tai yra kabinete su savo klientais. Didžiausias potencialas, koks gali ateiti iš jūsų klientų pusės, tai yra aknė, rozacėja ir hiperpigmentacija. Dėl šitos priežasties būtent ir patamsinau šiuos papunkčius. Na ir faktas įjautrinta oda, odos senėjimas. Tai irgi taipogi yra labai dažnas klientas, su kuriuo mes susidurėm. Bet iš principo dažniausias klientas, kuris ateina su problematika, tai yra aknė, rozacėja bei hiperpigmentacija. Na ir iš esmės šitas problemas mes tikrai norime spręsti čia ir dabar per kuo trumpesnį vizitų laiką, su kuo geresnė kaina ir geru efektu, ar ne? Tai dauguma specialistų, kosmetologų, jie nenori turėti daug produktų, daug skirtingų brandų, jie nori turėti vieną tikslingą brandą, su kuriuo galėtų apspręsti didelį spektrą problemų. Tai iš principo dėl to tikrai kviečiu susipažinti ir domėtis apie Enerpylio cheminius šveitiklius. Na, o visas jo naudas teikiamas papasakosiu plačiau kitose skaidrėse. Taip, tai iš principo kokie yra cheminių šveitiklių privalumai, būtent kaip dar kitaip vadinama vietinė terapija. Tai nėra kažkokio sisteminio poveikio, visi tai puikiai žinot, jog pats produktas, cheminis šveitiklis yra taikomas lokaliai tam tikroj zonai, kurią mes norim paveikti, kur mes turim problematiką ir neturi kažkokio viso organizmo sisteminio poveikio. Tas yra labai svarbu, nes mes galime taip pat kontroliuoti veikimą į probleminę vietą, patį poveikį, kiek kokių sluoksnių, kiek laikyti ir taip toliau. Na ir faktas laikomas yra principo, kad nulis žalos, dar kitaip noli nocere, tai reiškia, kad mes privalome suvokti, jog cheminiai šveitikliai turi teikti naudą ir nepadaryti jokios žalos. Todėl dirbdami su šveitikliais visada įjungiame sąmonę ir stebime kliento odos pokyčius, jeigu, tarkim, turim protokolą, tai faktas, kad dažniausiai mes laikysimės protokolo, tačiau kartais atsitinka taip, kad mes turim ne tik naudotis protokolu, bet ir įjungti savo žinias, ar ne, tai mes prijungiam žinias plus protokolus ir mes gaunam gerą rezultatą. Tai ką aš noriu paminėti, kad naudojamės protokolu,
tačiau visada atkreipkite dėmesį, kaip reaguoja klientas, jo oda ir visa kita. Bendra situacija. Tai iš principo cheminių šveitimų procedūros protokolai yra labai paprasti, kaip ir daugumos brandų, tai mes pirmiausia atliekame odos demakiažą, kruopščiai parenkame šveitiklį pagal mūsų odos tipą, odos būklę ir norimus rezultatus, ką mes apskritai norime išgauti. Visada esu tos nuomonės, kad kada mes pasiguldom klientą, pirmiausia paklauskim, ką jisai mato savo veide, nes labai dažno atveju būna, kad mes matom vieną, klientas mato kitą. Galbūt jūsų klientas mato suglebusius paakius arba ar ne besiformuojantį buldogizmą, o jūs matote hiperpigmentaciją. Todėl mums labai svarbu, kokiu lūkesčiu klientas atėjo pas mus. Tai pagal tai mes, aišku, stengsimės pritraukti tą procedūrą, kad jinai teiktų naudą ir vienu, ir kitu aspektu, bet būtinai įsiklausykime savo kliento. Na ir faktas, kad jau sekantis žingsnis parinkus šveitiklį, mes einame prie priemonių paruošimo, tai pasirenkam tokius kaip medvilniniai diskeliai, krapštukai, rankšluosčiai. Na ir faktas, mums labai reikalingas laikrodis tam, kad stebėtume ekspozicijos laiką. Na ir be abejonės nepamirštam tai, kad po atsistatymo periode yra labai svarbu naudoti ne cheminį, bet UV apsaugą ar ne UV filtrą ir kuo didesnis, tuo geriau. Paprastai aš savo klientams net ir žiemos metu rekomenduoju naudoti 50+, nes mes būsim tikrai užtikrinti, kad turim didelę apsaugą ir ilgesniam laikui, ar ne? Tai, bet rekomendacija yra nuo 30+ ir daugiau. Tai, kaip ir minėjau, cheminių šveitiklių procedūrų metu ir po procedūriniam laikotarpį, kada vyksta gyjimas, mums labai svarbu naudoti apsaugą nuo UV spinduliuotės, tiek nuo UVA, nuo UVB. Na ir tiesiog klientą reikia pažindinti ir šviesti, kam mums tai reikalinga, ar ne, nes didžioji dauguma klientų sako, dabar saulė nešviečia ir man to nereikia. Tai iš tikrųjų reikia, nes UVA spinduliuotė skverbiasi ir per mūsų rūbus ir mes šitos spinduliuotės nematom, bet jinai veikia labai į kolageno ardymą gilesniuosiuose sluoksniuose ir faktas einam į senėjimo procesus. Taip, tai dabar norėčiau pakalbėti apie pačius cheminius šveitiklius bei jų gylį. Tai iš principo cheminių šveitiklių klasifikacija yra tokia, jog mes turime labai paviršinius šveitiklius, vidutinio gylio šveitiklius ir giliai veikiančiuosius šveitiklius. Tai galite atkreipti dėmesį, specialiai padariau tokią lentelę su spalvinė gama ir išskyriau, iki kokio lygio mes turime odos lygmenyje veikimą, ar ne. Tai violetinis labai paviršinis šveitimas, jisai iš principo veikia tik tais raginio sluoksnio lygmenyje, eina iki skaidriojo sluoksnio, tai yra nestimuliuojanti rūgštis, ar ne, dažniausiai veikia labai paviršinė hiperpigmentacija, tinkama yra jautriai odai, kada mes norim turėti lengvą glow efektą, ar ne, tinka papilkėjusiai, skaistumą praradusiai odai. Na, o paviršiniai šveitikliai tai jau eina iki epidermio viršutinio sluoksnio, iki bazalinės membranos, stipriau veikia į melazmą, taip pat veikia aknę, fotopažeidimus, aktininę keratozę bei įvairias dischromijas. Tai faktas, kad mes turėsime daug stipresnį regeneracinį procesą negu labai paviršiniai šveitikliai. Tai kaip ir matote, eina iki bazalinio sluoksnio, kur ir pozicionuojasi mūsų melanocitai, ar ne? Na ir vidutinio gylio šveitikliai, tai eina iki dermos speninio sluoksnio, tai reiškia, jau prasideda stimuliacija, jau mes galime stimuliuoti anti-agingo poveikį, vadinasi, mes stimuliuojam kolageną, boosteris, ar ne? Tai viršutinio dermos sluoksnio, kaip ir minėjau, speninis sluoksnis ir veikia tokias problemas kaip dischromija, saulės keratozė, paviršiniai randai, foto ir chrono senėjimas. Na ir iš principo, kai mes paliečiam randus, tai randus sprendžiam dažniausiai su cheminiu šveitikliu plus mikrodatinės terapijos kombinacijomis, ar ne? Na ir taip pat norėčiau paminėti, jog yra ir giliai veikiantys šveitikliai, tai šalina visą epidermiją, eina iki dermos, vadinasi, apima jau ir mūsų odos priedus. Na ir skverbiasi iki retikulinės dermos sluoksnio, kaip minėjau, ar ne? Tai stipriai išreikštas fotosenėjimas, gilios raukšlės ir randai. Stiprus boosteris, labai stiprus fotochrono senėjimo
šalininkas ir jį likviduoja būtent gilūs šveitikliai. Taip, šveitiklio gylis iš principo labai priklauso nuo mūsų rūgšties tipo, kokį mes pasirinksim, ar tai bus AH rūgštis, ar tai bus BH rūgštis, ar tai bus trichloracto rūgštis, taip pat priklauso nuo koncentracijos, kokia koncentracija bus tirpale, sluoksnių skaičius, ar tai bus vienas sluoksnis, ar tai bus 2 sluoksniai, nes kartais su ta pačia lengva rūgšti mes galim išgauti stiprią regeneraciją, priklausant nuo sluoksnių skaičiaus ir aplikacijos laiko. Tai į tą reikia labai atsižvelgti. Taip pat šveitimo gylis labai priklauso nuo taikymo technikos, ar mes tai taikysime su švelniu vėduokliniu šepetėliu, ar tai bus taikoma tiesiog aplikuojant ranka ar neužlašinant tam tikrais kiekiais skirtingose lokacijose, ar tai bus taikoma su merliuku, ar tai bus taikoma su brašu, ką iš tikrųjų turi Enerpilis ir daugiau niekur kitur. Tokio taikymo metodo technikos jūs nerasite kaip pas Enerpilį. Tai iš principo šepetėlio šveičiamasis poveikis ir merliuko, jeigu taikytumėte rūgštį su merle, tai yra pati stipriausia šveitimo taikymo technika, todėl kad mes atkeliam negyvas ląsteles ir taip suaktyvinam rūgšties gebą skverbtis dar gilyn į odą ir greitesnį rūgšties absorpciją, greitesnį, ar ne? Na, taip pat labai priklauso nuo odos paruošimo namuose. Tai iš principo taip, kaip jūs pasiruošit odą namuose, tokį rezultatą mes turėsim po procedūros. Tai dažnu atveju specialistai taiko įvairius boosterius, ar ne, tarkim, kažkokį tais kremą, kuris turi žemesnį pH, tam tikrą atsisluoksniavimą padaro, sustiprinam odos barjerą, pasiruošiam odą ir tada einam į rūgštis kabinete. Na ir taip pat nuo specifinio odos paruošimo. Ar mums reikalingas kažkoks specifinis odos paruošimas prieš mūsų taikomą rūgštį, būtent kabinete. Ar mes dėsim kažkokią silpnesnę rūgštelę įsivertinti kliento, kaip pavyzdys, jautrumą, ar ne. Taip pat priklauso labai nuo odos tipo, nes faktas, kas tinka sausiaodžiui, nebūtinai tiks riebiaodžiui. Tai sausa oda paprastai būna plonesnė, imlesnė rūgštims, jinai greičiau įgauna frostą. Na, o faktas, kad riebi oda jinai yra storesnė, sunkiau paima rūgštis, skverbiasi sudėtingiau, mažiau turim kažkokio frosto, ar ne, ir taip toliau. Na ir taip pat labai priklauso nuo kūno srities, tai faktas, kad veido oda nėra lygu nugaros odai, ar ne, tai nugaros oda iš principo yra storesnė, tokį kokį efektą mes tikimės gauti ant veido, mes tikrai negausime ant kūno. Tai tą reikia labai įsivertinti ir žiūrėti, ko mes siekiam, ką mes norim gauti. Na ir faktas aplikacijos laikas. Tai toks kaip trukmė, kiek laiko bus eksponuojama rūgštis ant jūsų veiduko kliento. Tai ar tai bus 5 minutės, ar tai bus 15. Faktas, pirmiausia, reikia laikytis protokolo, bet žiūrėti į mūsų reakcijas odoje. Tai pradėkime tada pažintį su pačiais Enerpilio produktais. Tai labai mylima rūgštis salicilas. Salicilo rūgštis gali būti 15 bei 30%. Iš principo šita rūgštis puikiai tinka pustuliniai akniai, komedogeniniai ar ne, uždariems komedonams, vidutiniai pažengusiai komedoniniai ir uždegiminiai akniai, ar ne. Tai turi labai aukštą lipofiliškumą, todėl kad salicilo rūgštis iš principo yra tirpi riebaluose, tai jinai labai gerai skverbiasi į riebalines liaukas, turi labai gerą sebostatinę bei antimikrobinę savybę. Tai jeigu jūsų klientas ateina su seborėja, ar ne, tarkim, jau būtent didelė išraiška riebalų ant odos, ar ne, turi didelį komedonų kiekį, tai faktas, kad mes eisim į salicilo rūgštį ir malšinsim tiek uždegimą, tiek stengsimės sukelti eksfoliaciją. Iš principo salicilo rūgštis jinai visada sukels eksfoliaciją, tačiau priklausys nuo to, kiek yra smarkiai paruošta oda. Tai jeigu oda yra labai smarkiai paruošta, būna atveju, kad oda nesisluoksniuoja. Bet visada yra rekomenduojama
sukelti eksfoliaciją tam, kad nesudaryti sąlygų hiperkeratozei, ar ne? Tai kuo skiriasi salicilo rūgštis iš enerpilio? Tai jinai yra papildyta trietilcitrato, etilinoleatų bei gata-peptidų 10. Tai yra nuostabios medžiagos, kurios yra veikiančias energiškai ir apie jas pakalbėsiu tuoj pat. Tai, kaip ir minėjau, indikacijos yra lengva vidutinė komedoninė ir uždegiminė aknės veido srityje. Aš savo klientams taikau ir nugariniai daliai. Jeigu klientai turi ir dekolte zonoje, tai faktas galima taikyti taip pat. Dėl to, kad mano klientams labai pasiteisina nugariniai dalyje, kada yra tikrai sutrikusi riebalinių liaukų veikla ir kada mes turim perteklių komedonų ir susiformuoja faktas spuogai, ar ne? Apie tai jau, manau, kalbėti jums tikrai nereikia. Enerpilio salicilas, jisai yra labai paviršinis arba paviršinio veikimo gylis, tačiau priklauso labai nuo sluoksnių. Tai vienas sluoksnis tai yra 0,5 ml, mes taip ir įvardinam, ar ne, kad jeigu mes turim vieną sluoksnį, tai imam 0,5 ml. Tačiau yra rekomenduojama 2-3 sluoksniai, tai vadinasi dar kitaip klasikinių protokolų ir yra sąnaudos nuo 1 iki 1,5 ml. Iš principo veiksmingiausias sluoksnių skaičius, nes mes išgaunam eksfoliaciją ir su kuo mažesnė pažaida, ar ne? Na ir faktas, ekspozicijos laikas, tai yra nuo kiekvieno sąlyčio su oda po 2 minutės, tai turėkite minty, kad jeigu tepat vieną sluoksnį, laikom 2 minutės, tepam antrą sluoksnį, laikom 2 minutės, jeigu planuojate tepti trečią sluoksnį, tai po 3 minučių iki neutralizacijos laikom 10 minučių. Iki 10 minučių. Bet su neutralizacija yra taip. Žinote, kad salicilas yra tirpus riebaluose, todėl jam tokia kaip neutralizacija iš principo nėra priskiriama, nes oda geba pati neutralizuoti salicilą. Bei, tarkim, jeigu mes turime paprastai kituose rinkiniuose mūsų enerpilio šveitiklių bokse neutralizaciją, tai čia mes turėsim tiesiog nuvalymo servetėles, tai nėra neutralizacija, tai yra tiesiog nuvalyti salicilo kristalus ir tada aplikuoti kremą. Tikrai, manau, iškelsit klausimą, ar po rūgščių reikalinga dėti kaukę, arba ten galima atlikti kažkokias kitas procedūras, tai nerekomenduojam turėti kuo mažesnį sąlytį su vandeniu, tam, kad jūs tiesiog turėtumėt kuo didesnį efektyvumą rūgštimi. Ir mes tiesiog iš karto už neutralizavę arba nuvalę tą pačią salicilo, kaip sakiau, servetėlę. Ką mes padarom, tai tiesiog iškart tepam kremą ir klientui sutepam dar ir SPF ir paleidžiam namo. Taip, aišku, žiūrėkite būtinai, kaip ir minėjau, nulis žalos, atkreipkite būtinai į tai dėmesį ir stenkitės įvertinti kliento diskomfortą, stebėti paraudimą, ar atsiranda edema, eritema ar ne, ar susiformuoja frostas, ar tai yra kažkur lokalus frostas, aplink spuogelius, tai faktas, kad frostas yra visiškai normali reakcija, tačiau jeigu matot, kad frostas plinta, didėja, tai mes turime imtis veiksmų ir valyti salicilą. Šveitimų kursas yra rekomenduojamas apie 4 procedūros ir intervalai kas 10-14 dienų. Tačiau noriu paminėti, dėl ko intervalas nuo 10 iki 14 dienų. Tikrai, manau, žinot, kad spuogas formuojasi nuo 2 iki 6 savaičių. Tai mes, kada turime pustulinę aknę, ar ne, kada formuojasi komedonai, tai mes turime dirbti kuo trumpesniam spuogo formavimosi intervale, tam, kad mes užkirstume kelią į galimą spuogo susiformavimą toliau, kad nesusiformuotų uždegiminis procesas, ar ne, tai kas 10-14 dienų tikrai turėtume darbuotis su rūgštimis, nebent protokolas įvardina kitaip, jeigu tai yra gilusis arba vidutinio gylio šveitimas. Taip, tai iš principo naujasis požiūris, šitą lentelę įkėliau tam, kad mes pamatytume, kokią stiprią sinergiją mes turime taikant trietilcitratą plus gata-peptidą 10. Tai jeigu, tarkim, mes palygintume su klindamicinu, ar ne, arba gata-peptidų 10, arba trietilcitratu atskirai kaip komponentais, tai trietilcitratas plus gata-peptidas 10 veikia labai stipriai į bakterinį foną ir bakterijas praktiškai 100% likviduoja. Mes turim 96% žuvusių bakterijų, ko pasekoje labai didelė tikimybė, kad mums spuogai formuosis daug mažiau ir turėsime tą uždegiminio fono visišką anuliavimą.
Tai taip pat norim pateikti prieš ir po rezultatus. Galite matyti po vienos salicilo procedūros, kaip atrodo oda. Tai uždegiminis fonas yra labai smarkiai sumažėjęs kaktinėje zonoje, ar ne. Taip pat galite atkreipti dėmesį netgi, kur yra ir kapiliarinis išsiplėtimas dėl uždegiminio fono. Tai mums yra visiškai išskaistėjusi, išviesėjusi oda. Taip pat pateikėm nuotrauką iš arčiau, kad galėtumėt pasižiūrėti. Čia kita mergaitė lygiai taip pat po vienos procedūros, jai buvo tiesiog uždari komedonai, pustulinė aknė, ar ne. Tai labai gražiai yra, ypatingai šitoj daly matomas uždegiminio fono atsitraukimas. Taip pat po vienos procedūros. Taip pat po vienos procedūros. Galit pamatyti, kaip smarkiai susitvarkė skruosnė dalis ir tas pats odos reljefas, kaip pagražėjo, ar ne, viskas labai gerai matosi. Taip, kaip ir minėjau, salicilą taikau ir nugarai. Čia yra mano klientas, tai yra mergaitė, kuriai labai smarkiai išreikšti spuogai ant nugaros. Šiai dienai čia yra po 2 procedūrų vaizdas. Aišku, mes taikėm kartu ir mechaninį valymą tam, kad pašalinti komedonus. Na ir jinai šiandien lygiai taip pat ateina po šito seminaro pas mane. Dėsime trichloractą. Iš principo dėl to, kad pas ją spuogų nebėra, pas ją liko tik tais hiperpigmentacija, o su hiperpigmentacija geriausiai dirba kas? TCA. Tai va, tai iš principo šita mergina po 2 procedūrų turi labai gražų odos reljefą, smarkiai sumažėjusi uždegiminį foną. Aišku, mes pasistengiam pritaikyti ir namų priežiūrą. Tai buvo atliekami šveitimai namuose, taikomas purškalas tibeskino nugariniai daliai, ar ne. Na ir žinoma atsisakyta vilnonių rūbų, nes jinai mėgo dėvėti vilnonius rūbus, o vilna jinai iš principo dirgina odą, joje kaupėsi ir dulkės, ir erkutės. Tai tam, kad mes turėtume kuo mažesnį dirglumą nugariniai zonai, mes atsisakėm tokių rūbų ir turim šiai dienai gražų rezultatą. Taip pat kita mano klientė, kuriai šičia yra po vienos salicilo procedūros, tai pas mane kaip pažyda sumaišytos nuotraukas, bet iš principo čia yra vaizdas po, čia yra vaizdas prieš. Tai galite atkreipti dėmesį, kad prieš mes turėjome raudonas zonas, ar ne, didesnį uždegiminį foną, didesnės poras, didesnį riebalų kiekį odoje. Faktas, pas ją yra skydliaukės sutrikimų, tai čia yra, kaip sakant, dirbam kartu ir su endokrinologu ir darbas kabinete pas mane. Tai kaip ir minėjau, čia naudotas yra salicilas 30% su 15 jau nieko nebedariau, dariau iš karto su 30, nes prieš tai buvom dirbę su lengvom rūgštim paviršiniam. Tai perėjom jau prie salicilo tam, kad turėti gerą eksfoliaciją ir mažintis, va čia labai gerai matosi, įvairūs poodiniai darinukai, pas ją būdavo formuojasi ir uždegiminis fonas po smakru. Ypatingai tai aš kaip visada sakau savo klientam, pirmiausia, mes po smakru niekada netepam produkto, jokio kremo, mes turėtume pratraukti ir palaikyti tokį trikampį be kremo, tam, kad kadangi mes naršom telefone, dažnai ramstomės, tai čia mes ir taip pakankamai daug pritrinam ir tam, kad turėti tą mažesnę tikimybę turėti spuogų, tiesiog šitos vietos mes apeinam ir toliau nubraukiam ant dekolte kremus. Tai va, tai jinai viso to laikosi labai sėkmingai ir turim, bet čia labai gerai matosi, kad čia va buvo riebesnė oda, poros didesnės, uždegiminis fonas didesnis, tie patys kapiliarai palei nosytę didesni, o kadangi salicilas veikia kaip prieš uždegimikas, ar ne, tai jisai puikiai susitvarkė su tuo ir turim ženkliai mažesnį uždegiminį foną odoje. Šitai merginai yra popustulinė aknė, jai buvo taikytos 4 procedūros, 2 procedūros po 15% salicilo, 2 procedūros po 30% salicilo
Faktas, jei buvo taikyta sisteminė terapija, tai naudojami rokutanai ir kitos veikliosios medžiagos. Procedūros buvo atliekamos kas 14 dienų, bei naudojama namų linija, tokia kaip Tibiskin Osk krymas ir Tibiskin Osk losjonas lokaliai tam tikrose vietose. Tai apie produktus pakalbėsim šiek tiek vėliau. Taip pat galite matyti gydytojos Titovos rezultatus, tai čia yra kaip atrodo salicilas, neišsigąskite, tai nėra frostas, tai yra salicilo kristalai. Frostą mes geriausiu atveju, kur turim, tai turim ties pogeliais, nes ten tiesiog audiniai yra labiau pažeisti. Tai čia mes turim frostą, bet labai gerai, kad jis ten formuojasi, nes tiesiog mums uždžiovina spuogą, mažesnė tikimybė plisti ir taip toliau. Na ir šičia buvo taikytas 30% salicilas, ekspozicijos trukmė buvo apie 8 minutės ir tai buvo tiesiog antroji procedūra. Čia taip pat daktarės Titovos darbas ir 30% salicilas, ekspozicijos trukmė buvo 6 minutės ir tai buvo trečioji procedūra. Pagrindas vėlgi riebi pakankamai oda ar ne ir smakrinės dalies spuogavimasis. Taip atrodo inerpilio salicilo poprocedūrinis laikotarpis po 1 savaitės. Tai galit matyti, kaip smarkiai sumažėjo uždegiminis fonas odoje. Faktas, pagražėjo reljefas, taip pat sumažėjo spuogų skaičius. Na ir žinoma, sumažėjo pačios poros, nes kada mes kontroliuojame sebumo išsiskyrimą, tai natūraliai, mechaniškai poros nėra plėšamos dėl didelio kiekio sebumo. Todėl mes turim labai gerą porų susitraukimo rezultatą. Na ir dabar pereisim prie piruvinės rūgšties. Tai piruvinė rūgštis enerpilyje yra 50%. Tai labai tikslingai veikianti rūgštis į aknę, seborėją bei použdegiminę pigmentaciją. Į pigmentaciją veikia nuostabiai. Ja galima maišyti su trichloracto rūgštimi. Bet apie šitus protokolus, jeigu toliau žengsite su enerpiliu, manau, kad tikrai supažindins jūs kitą technologiją, kuri dirba su stipresniais protokolais ir galės jums papasakoti pati Karolina apie kombinacijas, ar ne? Tai kombinacijų yra tikrai įvairių ir kiekvienas galite išgauti skirtingas kombinacijas, skirtingus rezultatus per skirtingą laiką. Tai minint aknę, tai turėtų būti neaktyvi aknė. Dar kitaip tai galėtų būti tiesiog uždarieji komedonai ar ne, bet ne pustulinė aknė. Tai į tai labai atkreipkite dėmesį, kad jinai negali būti aktyvi, jokių kažkokių stiprių uždegiminių fonų neturėtų būti. Tačiau piruvinė rūgštis puikiai tvarkosi su seborėja, su riebalų išsiskyrimo kiekio valdymo, na ir kaip ir minėjau, su pačia hiperpigmentacija. Tai pH yra tikrai žemas, nuo 0,59 iki 0,71. Piruvinė rūgštis, kaip ir minėjau, gali tvarkyti su tokiom problemom kaip seborėja, lengva aktininė keratozė, pažengęs chronosenėjimas, pažengęs fotosenėjimas ir, kaip minėjau, galima kombinuoti su kitomis rūgštimis. Tai paprastas protokolas, pas mus visi protokolai labai panašus, tačiau reikia atkreipti dėmesį į patį ekspozicijos laiką bei sluoksnių skaičių, na ir į pačius intervalus, ar ne, kas kiek laiko galima daryti. Tai jeigu salicilą buvo galima daryti kas 10-14 dienų, tai piruvinę rūgštį galima taikyti kas 21 dieną, tikrai bus itin stipri eksfoliacija. Cheminio šveitimo gylis priskiriamas prie paviršinio, vidutinio arba vidutinio, tai priklausys nuo to, kaip ilgai laikysit ir kiek sluoksnių tepsit. Iš principo rekomenduojama pradžiai, tikrai jeigu pradėsit dirbti su piruvinė rūgštim, ne daugiau 1 sluoksnis. Na ir kaip ir minėjau, kad 1 sluoksnis tai yra 0,5 ml, tai tą būtinai atkreipkite dėmesį. Labai paprasta yra dozuoti su enerpilio šveitikliais, todėl kad ant enerpilio šveitiklių yra, mes neturim pradėti. Tuoj parodysiu, gal matysis jums. Turim gradavimą. Tai kada mes dirbam su šveitikliu, mes tiesiog aplikuojam, apsiverčiam, pasižiūrim, kiek mes sunaudojam ir mes galim įsivertinti, koks kiekis jau buvo sunaudotas.
Dėkui. Tai va, nežinau ar matos, aš tuoj palaukit, pabandysiu pasižiūrėti, savęs aš nebematau. Va, tai mes turim sugradavimą, nežinau ar matot, bet va čia yra sugradavimas. Tai mes, kada pradedam dirbti, mes iš principo dedam šepetėlius, kurie atrodo štai taip. Įsiemam vieną šepetėlį, užsidedam kaip galvutę ant pačio šveitiklio. Va tai va. Ir tada automatiškai mes aplikuojam ir galim pasižiūrėti į sugradavimą. Tai 0,5 tai praktiškai ir yra, kad vieną kartą paprastai pertepus labai lengvai plonų sluoksnių, mes gaunam tą patį 0,5 šveitiklio kiekį. Taip, na ir ekspozicijos laikas su piruvinė rūgštim yra nuo 1 iki 5 minučių, bet labai atkreipkite dėmesį vėlgi į kliento diskomfortą, ką jisai kalba, kiek jam skauda. Aš paprastai savo kabinete įsivertinu skalėje nuo 1 iki 10, jeigu 10 labai skauda, tai jau žinokit, kad tikrai klientas jau nebepakelia. Ir maždaug nuo 6-7 aš jau pradedu reaguoti į neutralizacijos procesą pereidama. Tai į tą labai atkreipkite dėmesio, ir faktas į frostą. Jeigu pasireiškia frostas, tai žinoma, kad jau mes turim valyti. Na, šveitimų kursas yra nuo 3 iki 4 procedūrų ir kas 21 diena, kaip ir minėjau, ne dažniau. Taip, tai taip atrodo žmogaus oda, moters oda klientės po vienos procedūros. Pas ją buvo labai išreikštas reljefas, postakniniai randai, stipri hiperpigmentacija ir labai gražus rezultatas, ar ne, matosi po vienos procedūros. Tai iš principo, ką daro piruvas? Piruvas labai gražiai sutraukia poras. Tai jeigu jūsų klientas ateina ir sako, nu žinok, man labai reikia, kad tos poros apmažėtų, nes man kažkas pasidarė, jos labai išdidėjo. Tai faktas, kad mes pradžiai padirbsim su kažkokia lengva rūgštim, papratinsim odą, o jeigu tai yra naujas klientas apskritai, turim su oda susipažinti ir trupučiuką imtis lengvesnių, nu, paskui bus galima dirbti su piruvinė rūgštim ir maksimaliai sutraukti poras, tikrai turėsit labai gražų rezultatą, šitos rūgšties bijoti nereikia. Taip atrodo mergaitei po vienos procedūros, tai uždegiminis fonas labai smarkiai yra sumažėjęs, spuogų kiekis sumažėjęs, odos skaistumas atsiradęs. Taip. Čia klientė yra taikyta šviesos tyrimas, ar ne, prie tam tikros šviesos įsivertinti, kaip smarkiai yra pakitusi hiperpigmentacija, tai skruostinėje dalyje, kaktinėje dalyje lygiai taip pat, bet iš principo skruostinėje dalyje ypatingai sumažėjusi hiperpigmentacija. Čia ta pati klientė, tik tais ant kito fotospektro. Galite atkreipti dėmesį. Na, šitai merginai buvo taikyta sisteminė terapija, tai vadinasi, jinai vartojo retinoidus. Na ir 5 procedūros, kas 21 diena. Tai pakankamai stipriais intervalais, ar ne, ir rezultatas pasiektas išties labai gražus. Taip pat buvo taikoma namų priežiūros priemonės taikomas, tai buvo glikolinis prausiklis bei OSK kremas. Na ir dabar kalbant apie pačius Tibeskino produktus, tai iš tikrųjų labai noriu pasidžiaugti, jog Tibeskinas yra labai smarkiai dirbantis ties biotechnologijomis ir labai kreipia dėmesį į kaip veikia odos ląstelė, dėl to ir vadinasi Tibeskin Cytoceutical, nes jie yra orientuoti į odos ląstelę ir remiasi labai stipriomis patentuotomis technologijomis. Tai toj minutėlę noriu parodyti kitą skaidrę. Tibeskinas turi labai daug technologijų, kurias taiko savo produktuose. Visas technologijas, jų aprašus, nenoriu iš tikrųjų gaišti daug laiko kalbėti apie pačias technologijas, nes manau, apie jas galite tikrai drąsiai pasiskaityti. Čiato laukelyje yra pridėti katalogai elektroniniai tiek apie pačias rūgštis, tiek apie namų priežiūros produktus. Tai tikrai rasite ir apie technologijas jų taikomas aprašus.
tačiau labai norėsiu išskirti Lipifree technologiją, kadangi žmonės su problematinė oda ieško produktų, kurie nebūtų komedogeniniai, ar ne? Tai Tibeskinas labai yra orientuotas į tai. Na ir faktas, kadangi jie turi begalės technologijų, tai jų produktai yra sinergiškai labai gerai veikiantys su procedūromis kabinete. Ir aš kaip visada sakau, nepamirškim klientui akcentuoti, kad aš kabinete atlieku 2 dienų darbą, bet klientas namuose atlieka likusių 28 ir daugiau dienų darbą, ar ne? Tai jam yra privaloma namuose taikyti tęstinumą, produktus, kurie turėtų panašias arba vienodas medžiagas, ką mes taikom kabinete, tik tai skiriasi koncentracijos, ar ne? Tai faktas, kad Tibeskinas yra tęstinumą palaikantis Enerpylio produktas namų sąlygoms. Na ir kalbant apie pačią Lipifree technologiją, tai kaip ir minėjau, turi labai didelį efektyvumą produktai, kadangi Lipifree technologija iš Tibeskino yra patentuota technologija, kuri leido sukurti kremą nenaudojant papildomų lipidų, ar ne? Tai nenaudojant papildomų kažkokių riebalų, tam, kad produktą struktūrizuoti ir kad jisai turėtų tam tikrą konsistenciją, neprireikia papildomų riebalinių medžiagų. Tai iš principo tas sumažino labai smarkiai komedonų susidarimą, nes faktas, kuo mes turėsim mažiau riebalo ant odos, tuo mes turėsim mažesnį polinkį į komedonų susiformavimą. Na ir kuo ypatingas Tibeskinas, tai kad Tibeskino sudėtyje nėra jokių parabenų, tai yra uždaros bedeguonės pakuotės, neturi jokių kvapiųjų medžiagų, ko pasekoje yra labai mažas šansas sukelti kažkokias alerginės reakcijas. Jeigu yra kvapas produkte, tai tas kvapas yra tiesiog tos natūraliosios žaliavos, bet neturi jokių kažkokių specifinių pridėtinių kvapų. Tai ko pasekoje, jeigu jūs taikysite mikrodatinę terapiją, ar ne, tai mums reikia, kad produktas būtų kuo grynesnis, ar ne? Tarkim, jeigu mes taikom mikrodatinę, tai po jos norisi, kad produktas neturėtų kažkokių kvapų, parabenų, kažkokių silikonų, nes mums reikia, kad tas produktas turėtų gerą skvarbą ir kuo mažiau pažeistų jau ir taip sudirgintą odą. Tai iš principo tą ir daro Tibeskinas, dėl to kabinete aš pati taikausi visus produktus, tos pačius, ką klientui duodu namuose. Tai tą patį prausiklį, kremą, kaip pavyzdys ar ne, SPF, lygiai taip pat naudoju ir kabinete prieš procedūras ir po procedūrų. Na ir kaip ir minėjau, kad tai yra beorė technologija, Tibeskinas, jų produktai yra apsaugoti nuo gedimo bei mikrobiologinės taršos, tokių kaip patogeninių bakterijų. To pasekoje mes tikrai turime labai sumažintą spektrą uždegiminių kažkokių ar nepatogeninių bakterijų sukėlėjų. Tai galėsim paskui pasidalinti ir nuotrauką, kaip atrodo beorė mūsų pakuotė, nes jinai yra įkapsuliuota į maišelį ir tikrai maksimumą išspausit, kai būna dauguma sako, aš nenoriu su dozatorium pakuotės, nes tikimybė, kad ten ant galo liks ir aš nebeišspausiu. Tai to nenutiks su Tibeskinu, nes Tibeskino pakuotė yra plastikinėm indelėje papildomai įkapsuliuotas maišelis, kuris taip pat apsaugo nuo UVA, UVB spinduliuotės, vadinasi, tokį produktą jūs galite laikyti ir šviesoje, tarkim, padėtą ant saulės, turint ekspozicijai, nieko jam neatsitiks, nes jis yra apsaugotas. Na ir faktas, kad išspausite maksimalų kiekį iš bankutės. Tai pereinant prie pačių produktų, tai riebios ir į aknę linkusios odos priežiūrai taip pat taikoma ir hiperpigmentacijai, nes produktai iš principo yra šiek tiek eksfolijuojantys, o kai mes turime eksfoliaciją, tai mes turim ir hiperpigmentacijos mažėjimą. Tai odos prausiklis probleminiai į aknę linkusi odai, iš principo jisai yra gelinės konsistencijos, labai gerai nuplaunantis odą, nepalieka riebalo pojūčio ant odos, turi sudedamąsias medžiagas tokį kaip trietilo citratas ir piruvo rūgštis, tinka nuvalyti odą prieš procedūrą, po procedūrų, namuose, po procedūriniam laikotarpyje ir tiesiog klientams su probleminė oda, jeigu norisi
kad tai būtų veikiama į sebumo išsiskyrimą, vadinasi, mes turim tirozinazės slopinimą, ar ne, fermentą, kuris stimuliuoja mūsų melanocitų veiklą. Na ir taip pat turime kremą riebiai odai, specialų apsauginį kremą nuo saulės, bei dar 2 kitus produktus kitoj skaidrėje aptarsim. Tai iš principo atkreipkite dėmesį, kaip ir minėjau, kad salicilas turi trietilo citratą, etilo linoleatą, gata-peptidą 10 savo sudėtyje, plus salicilo rūgštis. Tai lygiai tas pačias medžiagas mes turime namų priežiūros priemonėse, ko pasiekoje, kaip ir minėjau, tepiskinas labai koncentruotai dirba į darbą namuose. Tai mes turėsim ištęstinumą, tą, ką mes užtepėm kabinete, mes turėsim tęstinumą namų apyvokos, bet namų priežiūros priemonėse, ar ne? Tai įeina kreme trietilo citratas, etilo linoleatas, gata-peptidas 10, salicilo rūgštis 0,5% bei metilsulfonilmetanas. Produktas yra skirtas naudoti prieš ir po cheminių šveitiklių bei lazerio procedūrų. Yra nekomedogeninis, labai lengvai susigeria, nepalieka jokio lipnumo ant odos, kaip ir kiti tibeskino produktai. Ir tikrai labai gerai veikia į spuogus ir jų susidarimą, bei pačių riebalinių liaukų veiklą. Na, specialus apsauginis kremas nuo UV spinduliuotės, tai apsaugo tiek nuo UVB, nuo UVA spinduliuočių, kas mums ir yra reikalinga. Taip pat mažina sebumo perteklių, nes įeina trietilo tas pats citratas, etilo linoleatas, gata-peptidas 10 bei patys filtrai. Tai iš tikrųjų apsauga yra didelė, 50-tukas. Na ir turim, kaip ir minėjau, prieš tai dar 2 produktus. Tai specialusis losjonas riebiai odai linkusiai į aknę, jis yra naudojamas lokaliai ant spuogų, bei speciali purškiama emulsija. Tai ją galima naudoti tiek krūtiniai, tiek nugaros daliai. Kai klientas labai tingia aplikuoti ant veido, aš sakau, galit aplikuoti ir ant veido. Tai žinokit, tikrai tas pasiteisina, nes klientas kartais labai skuba, jie nenori turėti didelio ilgo protokolo namuose, jie tiesiog apsipurškia, kur ten jiems reikia, jie susiaplikuoja, palaukia, kol nudžiūsta ir eina rengtis, ruošiasi ir eina į darbus, į paskaitas ir taip toliau. Tai losjonas riebiai odai, vėlgi mes turim tas pačias veikliąsias medžiagas, atkreipkite dėmesį. Yra alkoholio pagrindų pagamintas losjonas, jisai skirtas riebiai odai linkusiai į aknę ir jisai veikia į sebocitų veiklą, ją, kaip ir sakant, inhibuoja. Dėl to mes turim tą mažesnį uždegiminį foną ir tikimybę formuoti spuogų. Tačiau atkreipkite dėmesį, jog šitas produktas, nors ir pagamintas alkoholio pagrindu, jisai neišsausina odos. Na, o purškiama emulsija, tai kaip ir minėjau, galima taikyti tiek nugarai, tiek krūtiniai, tačiau aš tikrai drąsiai leidžiu klientams naudoti ir veidų, jeigu jie turi poreikį ir norą. Tai yra emulsinis purškiklis. Jisai yra labai patogus tuo, kad kai be pasuksit, jisai puikiai išpurškia reikiamą kiekį medžiagos. Produktas tikrai labai greitai susigeria ir nepalieka jokių produkto likučių, nepalieka lipnumo ir iškart galima rengtis rūbus. Tai dabar labai daug aš jums pasakau apie veikliąsias medžiagas, tačiau nepapasakau apskritai, kas tai per medžiagos. Tai trietilo citratas, etilo linoleatas, gata-peptidas 10, jų sinerginis veikimas yra labai stiprus prieš patogeninės bakterijas, ar ne? Tai tarkim tokias kaip gram pliuso, gram teigiamas ląsteles, ne ląsteles, bet bakterijas. Gram pliusas tai yra faktas propionibacterium acnes bakterija. Na, o gram neigiamą sienelę turinti bakterija, tai jinai faktas jos sienelė yra daug labiau komplikuota, sudėtingesnė ir tokias bakterijas yra labai sunku paveikti, tačiau gata-peptidas 10 labai smarkiai dirba ir prieš tokių bakterijų sienelių suardymą, ko pasiekoje mes tikrai turim tą bakterinio fono mažinimą labai stiprų, nes gata-peptidas 10 jisai veikia ne tik kaip antimikrobinis, bet jisai yra ir turintis antibiotikinių savybių, tačiau turėkime minty, kad šiaip paprastai antibiotikų nei gydytojai labai sparčiai nerekomenduoja naudoti, jeigu yra tik poreikis nebent. Ir prie jų yra priprantama, nes organizmas tiesiog įgauna atsparumą, tačiau gata-peptidas 10 jisai neturi šitos savybės ir yra galima naudoti ilgam laikui ir nepripranta oda ir galima naudoti.
Tai va, trietilcitratos iš principo tai yra citrinų rūgšties etiloesteris, tai yra labai jautrus lipazių, bakterinių lipazių fermentiniam aktyvumui. Na ir iš principo turi labai stiprų antibakterinį poveikį bei skatina bakterinių ląstelių sienelių pralaidumą. Tai mes taip pat kaip su GT peptidu 10 sumažinam sienelės tą tokį apsauginį barjerą ir faktas, kad daug lengviau yra pažeisti bakteriją. Na, etilinoleatas tai yra aliejinis junginys, kuris taip pat yra jautrus bakterinių lipazių veikimui, hidrolizuojasi su iki linolo rūgšties ir etilo alkoholio. Taip pat turi 5-alfa reduktazės fermento, tai dar kitaip vadinama sebumo gamybos proceso mažinimui, ar ne, inhibitorius labai stiprus. Tai mes visumoje turim ką su šitais produktais. Mes turime labai stiprų antibakterinį poveikį, nes mes mažinam bakterijų sienelių pralaidumą, tiksliau didinam. Na ir turime sebumo mažinimą, ar ne, tiesiog inhibuojam tirozinazę. Na ir faktas, kad kalbant ne tik apie aknę, tačiau, kaip ir minėjau, mes turim 3 pagrindinės problemas kabinetuose, tai yra aknė, hiperpigmentacija ir rožinės paveikta oda, dar kitaip rozacėja. Taip kalbėsime ir taip. Iš principo, rozacėja, manau, kad daug pasakoti nereikia, puikiai visi žinot, kad tai yra veido raudonis, dar kitaip vadinamas, kuomet yra pastebimas vizualiai odos paraudimas, odos mazgeliai, pūliavimas, audinių sustorėjimas, na ir kraujosruvos. Tai iš principo mes turime stipriai išreikštą hiperkeratinizaciją. Kaip manęs paklausė, iš kur tai atsiranda, tai aš visada stengiuosi paaiškinti. Kai mes turim uždegiminį foną, ar ne, tai lygiai tas pats kaip su mūsų pėdomis. Jeigu mes vaikščiosim daug ir ilgai, oda pradės gintis ir formuos mozolį, ar ne, dar kitaip pavadinkim, nuospaudas. Tai lygiai tas pats ir su mūsų oda ant veido, kada dažnas uždegiminis fonas, oda sako, klausyk, man nebetinka šita situacija, man nebepatinka taip, kaip aš jaučiuosi, aš deduosiu storesnį sluoksnį ir tiesiog pradeda oda išstorėti tam, kad jinai nori apsiginti. Na ir su rozacėja labai puikiai tvarkosi migdolinė rūgštis, tai migdolo rūgštis enerpilėje yra 40% bei MSM-as. MSM-as tai yra metilsulfonilmetanas, dar kitaip yra labai mažos molekulinės masės dydžio sieros molekulė. Na ir iš principo migdolo rūgštis tinkama yra rožiniai, paviršiniam odos atgaivinimui, kada norisi lengvo glow efekto, galima mažesnį kiekį naudoti. Tai yra labai saugi, labai lengvai absorbuojama rūgštis. Tai jinai turi priešuždegiminės, neagresyvias savybės, tokias kaip keratolitikas puikus, taip pat gerina odos tekstūrą bei skaistina odą. Ir iš principo tinkama labai jaunai, jautriai odai. Tai jeigu pas jūs ateis klientas su uždegiminiu fonu, jaunas klientas, ar ne, ir jisai, tarkim, bus dar nesusipažinęs su labai daug rūgščių, nebus oda paruošta jiems, tai faktas mes imsime migdolo rūgštį. Na ir kaip minėjau, kas tas yra metilsulfonilmetanas, kaip ir minėjau, maža sieros pagrindo molekulė ir iš principo ką jinai daro. Tai jinai, jeigu mes turime kažkokį uždegiminį foną ar neskatinančių, tarkim, oda yra skatinama sąveikauti kaip su uždegimu, kuomet ant mūsų odos paviršiaus patenka kažkoks patogenas arba, tarkim, mechaninis kažkoks poveikis, tai mums yra stimuliuojami citokinai ir dėl tos priežasties mums automatiškai atsiranda uždegiminis fonas. Tai metilsulfonilmetanas veikia kaip uždegimo slopinimą ir tiesiog užriboja visą tą citokinų veiklą. Na ir faktas, kad reguliuoja kraujagyslių endotelio augimo faktorių, tai dar kitaip vadinama atpalaiduoja ir apsaugo nuo venų išsiplėtimo, tai mūsų endotelinės ląsteles visą tą kapiliarinį tinklainę atpalaiduoja, dėl to mūsų spindis susitraukia ir kapiliarai nėra tokie išsiplėtę, ko pasekoje mes prevenciškai apsisaugom nuo kapiliarų sutrakinėjimo arba dar kitaip vadinama kapilarogenezės.
Na ir enerpylio migdolinė rūgštis, tai kaip ir minėjau, pagrindinės indikacijos yra rožinė, taip pat po lazerio tinkama, bet reikia atkreipti dėmesį, kad tai turi būti pilnas reabilitacijos laikotarpis po lazerio. Jautri ir labai reaktyvi oda, taip pat atgaivinamas visais metų laikais. Dažnai klientai susiduria su klausimu, ar galiu taikyti rūgštį vasarą. Taip, rūgštį galima taikyti vasarą, nes nepamirškim, iš kur yra kilę rūgštys. Rūgštys yra kilę iš Ispanijos ir Italijos, ko pasiekoje ten labai ilgą laiką šviečia saulė ir didžioji problema yra hiperpigmentacija ir jie naudoja rūgštis ištisus metus. Dėl to mes tikrai neturėtume, tačiau reikia įjungti sveiką protą ir galvoti, kokią rūgštį ir kuriuo metų laiku mes dedame. Ne? Tai enerpylio migdolą tikrai galim naudoti. Na ir taip pat rekomenduojamas protokolas, tai cheminio šveitimo gylis yra labai paviršinis arba dar kitaip paviršinis. Vėlgi labai priklauso nuo sluoksnių skaičiaus, ar tai bus labai paviršinis, ar tai bus paviršinis. Šiaip klasikinis protokolas yra 1 ml, dar kitaip 2 sluoksniai. Na ir ekspozicijos laikas, tai yra kiekvienas sluoksnis, tarp kiekvieno sluoksnio turėtų būti nuo 2 iki 5 minučių. Na ir iki paskutinis sluoksnis ir po paskutinio sluoksnio jau mes taikom nuo 2 iki 10 minučių ekspozicijos laiką iki neutralizacijos. Tai šitas rūgštis jau mes neutralizuosim, aišku, labai paviršinių rūgščių iš principo neutralizuoti nereikia, jos neutralizuojasi su vandeniu, tačiau pagal mūsų enerpylio protokolą neutralizuojam su esančia mūsų tam rinkinyje servetėle. Na ir taipogi atkreipkim dėmesį, kaip jaučiasi mūsų klientai, įvertinkim jo diskomfortą, stebėkim patį odos paraudimą, skausmą, ar nepasireiškia frostas ir taip toliau. Iš principo šveitimų kursas turėtų būti apie 4 procedūros ir intervalas kas 10-14 dienų, todėl kad rūgštis yra pakankamai lengva, tikrai regeneracinis procesas labai lengvas. Taip atrodo klientės oda po vienos procedūros. Čia yra tam tikras šviesos spektras taikytas ir labai gerai matosi, kaip stipriai atsitraukia uždegiminis fonas rozacijai. Čia paprasta nuotrauka, tai vėlgi labai gerai matosi šita dalis, skruostinė dalis. Čia taipogi po vienos procedūros, tai ką mes ir kalbėjom, ar ne, kad metilsulfonilmetanas jisai veikia į mūsų endotelinės kapiliarų ląsteles ir tiesiog jas atpalaiduoja. Tai kai mes atpalaiduojam, spindis susitraukia, kapiliarai tiesiog sumažėja ir turim labai gražų rezultatą. Čia taipogi po vienos procedūros. Po vienos procedūros. Irgi po vienos procedūros. Tai čia tai ypatingai gerai matosi, ar ne, kad visi kapiliarai atsipalaidavę aplink nosies sparnelius, skruostinėje dalyje, kaktinėje dalyje, odos reljefas pagerėjęs, oda paskaistėjusi. Šitai moteriai buvo taikytas taip pat terapijos poveikis, todėl kad jai pasireiškia odos raudonis rozacija po menopauzės laikotarpio, tai vadinasi hormoninė sistema šiek tiek pradėjo dirbti savo darbą, ar ne? Na ir buvo taikytos 4 procedūros, tai kas 14 dienų Tibeskino produktas jautriai odai namuose kremas. Na ir prausiklis taip pat jautrios odos, hiperaktyvios odos taikytas taipogi namuose. Tai čia rezultatai labai geri. Na ir kalbant apie jautrios odos priežiūros priemonės namuose, tai prausikliai jautriai hiperaktyviai odai, tai vėlgi yra gelinės konsistencijos kaip ir OSK riebios odos produktas, labai gerai nuplauna odą, nepalieka taipogi riebalo pojūčio, labai gerai plauna makiažą, mano klientai labai džiaugiasi, nes labai gerai pašalina ir tušą, kas yra labai svarbu, todėl nereikia naudoti papildomų pienelių ar dar kažko. Jeigu norisi, klientas yra pratęs prie labai stiprių prausiklių, tai aš tiesiog visada rekomenduoju vakarais daryti vadinamą double cleansingą.
dvigubą plovimą. Tokiu atveju, kad klientas psichologiškai jaustųsi geriau, nors jo oda ir po vieno karto tikrai labai gražiai nusiplauna. Tai iš principo į pačius produktus, jeigu atkreipsi dėmesį ir į kremą jautriai odai lentelėje, ir į prausiklį, vėlgi mes turim tą patį MSM, metilsulfonilmetaną, pantenolį, hialurono rūgštį, tai tie patys produktai, kurie dominuoja ir mūsų rūgštyse. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, mes turim tą patį atsekamumą, mes turim testinumą ir dėl šitos priežasties galim būti ramus, kad klientai sėdėdami namie, jie taip pat dirbs su savo oda. Tai kaip ir minėjau, prausiklis jautriai odai yra gelinis, labai gerai ramina odą, turi priešuždegiminį poveikį, labai gerai nuima raudonį, niežėjimo pojūčius. Aš jį pati pas save kabinete taikau prieš rūgštinės procedūras. Tai galima ir prieš mikrodatinę terapiją, ir prieš lazerio arba injekcinių procedūrų, prieš pylingų įvairiausių. Tai tikrai labai geras produktas šitų klausimų. Na ir įeina taip pat dimetilsulfonas, o dimetilsulfonas tai yra tiesiog dar kitaip vadinamas tiesioginis nešiklis ir jisai taip pat eliminuoja skausmą. Tai mūsų rūgštyse jisai ir įeina, bet apie tai irgi neužbėgant įvykiams už akių, pakalbėsim šiek tiek vėliau. Na, o pats raminamasis produktas kaip kremas drėkinamasis, jautriai hiperaktyviai odai, tai taip ir veikia drėkinančiai, yra labiau panašus į lengvą emulsiją negu į kremą, labai gera sugertis, nepalieka absoliučiai jokio riebumo, jeigu jūsų klientai nemėgsta riebumo pojūčio ant odos, tai yra labai idealiai tinkamas produktas, tikrai galima naudoti po mikrodatinių terapijų, neturi jokio kažkokio stipraus kvapo, nepalieka, kaip ir minėjau, lipnumo, gerai įgirtis, gerai atidrėkina odą. Tai manau, kad tas ir yra svarbiausia. Na, žinant, kad prie rožinės kuperozės odos, kuperozinės labai svarbu, kad produktai nebūtų sunkus ir jie tiesiog nesudarytų okliuzijos odoje, nes tiesiog tuo metu oda pradeda degti ir jaučiasi nekomfortabiliai. Na ir be abejonės po įvairiausių procedūrų mums nereikia sunkių produktų, mums reikia, kad oda kvėpuotų, gebėtų regeneruotis ir faktas būtų puikiai tinkamai sudrėkinta. Tai tada rinktumėmės šitą produktą. Na ir Tibeskino taip pat likusieji produktai jautriai odai, tai mes turime apsauginį UV Soothe apsauginį kremą nuo saulės, SPF 50+, įeina saulės filtrai, hialurono rūgštis bei tas pats MSM-as, metilsulfonilmetanas, tai iš principo turi labai aukštą apsauginį spektrą nuo saulės, na ir taip pat apsaugo nuo mėlynosios šviesos, nes yra tiek cheminiai, tiek fizikiniai filtrai, nedirgina odos, pati esu labai jautrių akių savininkė ir tikrai turiu klientų su jautriom akim, tai nei vieno, nei kito nedirgina, nes vis tiek mes būna pertepam, kartais pasikasam, akį pakrapštom, tai nuo kitų įvairiausių filtrų būdavo man rausta akis, peršti, ašaroja, tai su šitu filtru tikrai to nėra. Labai faina sudėtis ir kitas dalykas irgi nepalieka jokio lipnumo odoje. Na ir taip pat turim UV Soothe produktą, apsauginį kremą nuo saulės SPF 50, tačiau jisai turi spalvą. Tai yra pakankamai intensyvios spalvos. Šiai dienai Tibeskinas turi vieną tokį produktą su viena spalva. Tačiau manęs dažnai klausia, ką daryti, kad tas produktas turėtų kitą atspalvį. Tai vieni skiedžia maišo su paprastu kremu, ko pasiekoje mes turime SPF filtro sumažėjimą, nes natūraliai atsiskiedžia ar ne, tai aš šito netaikau, aš renkuosi turėti 2 produktus klientui, tai turėti vieną apsauginį kremą nuo saulės, kada mes norim tiesiog apsaugos nuo saulės, o kitą apsauginis kremas nuo saulės su spalva. Tai juos tarpusyje maišant mes išgaunam mums reikiamą odos spalvą, jeigu mes einam į vakarėlį, atsigerti vyno su draugiam, su draugais ar ne, ir norisi turėti lengvą glow efektą su tam tikra maskuotė ar ne, to tokiu lengvu, gražiu atspalviu, tai faktas mes maišysim 2 produktus, kasdienai aš naudoju ir klientai mano naudoja paprastą be spalvos SPF. Tai va, tai tokiu atveju klientas išlošia 2 produktus, jisai turi SPF kasdienai, kada jis nenori teptis kažkokiu tai suspalvinę gamą produkto ir taip pat turi produktą, kuris šiek tiek maskuoja, suteikia tam tikrą gražų odos atspalvį.
Na ir taip pat norėčiau pakalbėti apie Tibiskin PLC produktą, tai yra Post Laser Care'as, produktas, kuris yra specialiai sukurtas po itin agresyvių procedūrų, tokių kai lazeriai, rūgštys, kada norisi nuraminti giliuosius odos sluoksnius, kada oda jaučia diskomfortą po procedūrų. Tai iš principo produktas labai lengvai minkština, ramina odą, mažina odos sutrikimą, šviesina ją, nėra to tokio raudonio po šito produkto panaudojimo, ar ne? Tai iš principo jis yra lengvesnis negu SUT produktas, dėl to, kad po agresyvių procedūrų, kaip ir minėjau, oda nenori sunkių produktų, tai šitas produktas tam ir buvo sukurtas. Tai turi tikrai nemažai veikliųjų medžiagų, taip pat įeina tas pats MSM, metilsulfonilmetanas, etilaskorbo rūgštis, aziatų rūgštis, madekaso rūgšties glikozidas. Na ir produktas tikrai mažina uždegiminį foną ir tinkamas įvairioms ūminėms situacijoms, ypatingai prie rožinės. Na ir einant dabar prie pačios hiperpigmentacijos, tai hiperpigmentacija labai dažnu atveju pasitaiko mūsų klientų tarpe ir dažnai svarstom, kokias rūgštis rinktis, kad tikrai klientui tai veiktų. Tai iš principo priežasčių yra labai daug, nuo ko gali atsirasti hiperpigmentacija, tai faktas amžius, ilgalaikis arba pernelyg intensyvus saulės poveikis, nes, kaip žinia, saulė turi kaupiamąjį efektą, ar ne, mūsų oda kaupia saulės spindulius ir tą poveikį. Nėra taip, kad šią vasarą aš nudegiau, kitą vasarą viskas gerai. Faktas, kad po 10 metų tikriausiai kažkas išlys, galbūt alergija saulės spinduliuotei. Na ir taip pat hormoniniai svyravimai labai įtakoja, odos uždegimai bei patys pažeidimai, virškinimo sistemos ir lytinės ligos. Tai jeigu pas jūsų klientą formuojasi hiperpigmentacija, kuri yra veidrodinio atspindžio, aš turėjau tokių klientų, kuomet ateina klientė ir sako, aš čia iš Egipto grįžau, prieš 10 metų buvau nudegusi Egipte labai smarkiai veidą ir kūną ir nuo tada man atsirado hiperpigmentacija. Tai ne, taip nebūna. Hiperpigmentacija, kuri yra vienoda, identiška, ją iššaukia paprastai arba lytinės ligos, arba virškinimo. Dėl to labai reikėtų klientą siųsti ir pas ginekologą, bei tirtis virškinamąjį traktą, todėl kad kažkur yra uždegiminis fonas ir organizmas tiesiog bando atspindėti tą uždegiminį foną. Na ir faktas, mano klientė pradžiai pamačiau tik tais ant skruostinių dalių, kad yra identiški hiperpigmentacijos plotai. Tačiau visada savo klientams taikau ir rankų masažą procedūrų metu. Tai tuo metu, kai aš jai buvau uždėjusi drėkinamąją kaukę, perėjau daryti rankų masažą ir ant rankų šitos dalies atkreipiau dėmesį, kad lygiai tokios pačios ant abiejų rankų yra hiperpigmentacijos. Na ir paskui paaiškėjo, kad jinai turi gimdoj polipą. Tai vėlgi, gydytis nesigydo, gydytojai liepia stebėti, tai kol jinai turės problemą kažkur giliau organizme, tol mes turėsim hiperpigmentaciją. Taip, dabar kas dirba su hiperpigmentacija, tai labai šauniai tvarkosi Enerpilio Džesneris, Džesnerio rūgšties kompleksas, dar kitaip vadinamas. Pagrindiniai tikslai, su kuo dirba Džesneris, tai yra melazma, hiperpigmentacija bei seborėja. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad Džesnerio rūgštis daugiausiai dirba su melazma ir hiperpigmentacija. Į aknę galima eiti, nes yra salicilo rūgšties, tačiau daugiau akcentuočiausi į postaknę, į hiperpigmentaciją, į randelius, ar ne, kada norisi turėti tą gražų efektą, tai tada eičiau su šita rūgštim. Na ir Džesnerio rūgštį kompleksą sudaro rezolcinolio 14%, salicilo rūgšties 15% bei pieno rūgšties 20%. Tai iš principo salicilo rūgštis yra kaip ir lipofilinis junginys, ar ne, kuris tirpsta riebaluose. Tai yra pašalintis tarp ląstelinius lipidus epidermio lygmenyje, pašalinami yra keratinocidai su melanino nuosėdomis. Dėl to yra labai naudingas Džesneris, kadangi kaip jis ir turi salicilą, ar ne, tai ta gera eksfoliacija. Na, o rezorcinolis, jisai veikia daugiau į tirozinazės aktyvumą, tai yra labai puikus inhibitorius, slopina ją.
O tirozinazė, kaip ir minėjau prieš tai, veikia melanocitų veiklą ir taip užsikuria melanino gamybą, ar ne? Tai jeigu mes slopinam tirozinazę, be abejo, mes turėsim ir hiperpigmentacijos labai intensyvų mažinimą. Na, o pieno rūgštis iš principo suardo vandenilinius keratino ryšius ir trukdo melanino sintezės procesui. Tai vėlgi mes užkertam kelią pačiam hiperpigmentaciniam procesui. Na ir kaip minėjau, tai pagrindinės indikacijos yra melazma, hiperpigmentacija, taip pat dera fotosenėjimui bei aktyviai akniai, tačiau akniai aš gal rinkčiausi vis tiek pirminiu atveju salicilą. Na ir dabar pats protokolas, tai gali būti cheminio šveitimo gylis nuo paviršinio iki vidutinio gylio, priklausys nuo to, kokiais sluoksniais ir kiek sluoksnių ir kokį laiką mes laikysim. Tai sluoksnių skaičius gali siekti nuo 2 iki 6, priklausys nuo to, kokią specifinę indikaciją mes sprendžiam ir ką mes turim, ar ne? Na, o ekspozicijos laikas tai paprastai iki 2 minučių, tačiau reikia stebėti frosto pasireiškimą, ar ne? Kad frostas atsiras, tai viskas normalu, tačiau reikia žiūrėti, kiek smarkiai ir kokiu intensyvumu jisai plinta. Na ir šveitimo kursas nuo 2 iki 4 procedūrų, intervalas kas 14 dienų. Tai taip atrodo po Džesnerio rūgšties. Čia labai iš arti yra pritraukta, todėl yra labai sunku palyginti, tačiau čia labai gerai matosi, kad ūseliai hiperpigmentacija yra labai smarkiai sumažėjusi pas klientę. Čia ta pati klientė iš toliau. Tai vat, ką ir norėjau paminėti, kad iš toliau matosi labai gražus vaizdas, labai skirtumas didelis. Tai ūselių zonoje mes turime labai smarkų hiperpigmentacijos sumažėjimą. Na, faktas, kaktinės dalies zonoje mes turim mažiau dėmelių po saulės, ar ne, šlakų yra labai didelis sumažėjimas, strazdanų po saulutės. Na ir bendras odos tonas, pati spalva yra palygėjus, pagražėjus. Čia taip pat mes sprendžiam hiperpigmentaciją po vienos procedūros. Jeigu jums kils klausimus, aš matau, kad čiate man įkrenta vis kažkokie tais žinutės, tai aš dabar netikrinsiu, aš patikrinsiu po mūsų, kai jau baigsiu skaidres, tada aš peržiūrėsiu gerai jūsų visus, jeigu turėsit klausimų, tai klausimus arba pastabas ir taip toliau. Čia taip pat po vienos procedūros su Džesneriu. Na ir taip pat enerpilis turi glikolio šveitiklius, kurie taipogi labai gerai dirba su hiperpigmentacija ir senėjimu, ar ne? Tai kuomet ateina žmogus su senatvinėm dėmėm, kada turi melazmą, kada turi bendro odos spalvos pokytį, tai jau mes tada dirbsim su glikolio rūgštimi. Glikolio rūgštis enerpilyje varijuoja nuo 30% iki 70% ir galima pasiekti nuo labai paviršinio šveitimo iki vidutinio. Tai vadinasi, mes galime pasiekti ir kolageno būstinimą, nes siekiam dermosispeninį sluoksnį, ar ne? Tai tik tais turėkite mintyje, kad enerpilis šiaip paprastai mes turime pakuotės ir 20 procedūrų su 20 rūgščių, bet turim ir mažesnės pakuotės po 5 vienetus, tai glikolio mes turim po 5 vienetus visų rūgščių, tiesiog mažesni rinkinukai. Taip. Tai glikolio rūgštis aptarkime 30–40%, tai manau, kad daugelis žinot, jog tai yra alfa-hidroksirūgšties mažiausia molekulė, geriausiai skverbiasi nei kitos rūgštys, greičiausiai tą daro. Labai gerai dirba su melazma ir hiperpigmentacija, taip pat lygina odos spalvą bei odos reljefą. Na ir kaip ir minėjau, tinka dirbti su melazma, hiperpigmentacija, vidutiniu fotosenėjimu, vidutiniu chronosenėjimu ir vidutinė hiperkeratozė. Su fotosenėjimu ir chronosenėjimu, todėl kad, kaip ir minėjau, jeigu mes eisim iki vidutinio gylio, tai mes turėsim iki vidutinio šveitimo, tai mes turėsim tiesiog kolageno būstinimą, ne? Tai bus stimuliacinis rūgšties poveikis. Na ir pats cheminio šveitimo protokolas, iš principo dėl protokolų, dar ką noriu paminėti, kas yra labai labai patogu, tai kada jūs gausit pakuotės, ar ne, jos atrodo taip,
pati pakuotės įmautė. Ant pakuočių galo yra QR kodas. QR kodą nuskaičiavus, jūs būsite iškart permetami į protokolą. Tai jeigu nutiktų taip, kad sėdit kabinete ir neturit knygutės šalia savęs arba nuotraukų, kuriuose būtų jūsų protokolai, tai nusiskanuojat QR kodą ir jums iš karto išmeta protokolą, kuriuo turėtumėt vadovautis procedūros metu. Tai va, tai tas yra labai patogu, gamintojas apie viską pagalvojo. Na ir grįžtant prie pačios glikolinės rūgšties, tai cheminio šveitimo gylis, kaip ir minėjau, varijuoja nuo paviršinio iki vidutinio. Sluoksnių skaičius gali būti 1 arba 2 sluoksniai, tai norint išgauti vidutinį sluoksnį, vidutinį eksfoliaciją, tai mes jau dėsime daugiau sluoksnių, faktas 2 arba net ir daugiau, priklauso nuo to, kaip mūsų kliento oda yra paruošta ir ką mes norime išgauti. Na ir ekspozicijos laikas turėtų varijuoti tarp kiekvieno sluoksnio nuo 1 minutės iki 5 minučių, o paskutinis sluoksnis iki neutralizacijos siekia nuo 1 iki 10 minučių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai labai priklauso nuo to, kaip jūsų klientas reaguoja. Dar grįžtant prie temos su salicilu, tai atkreipkite dėmesį į tai, ar jūsų klientas nėra alergiškas aspirinui, nes jeigu jis turi alergiją aspirinui, tikėtina, jis bus alergiškas salicilui. Tai tą labai įsitikinkite, o su migdolinė rūgštimi atkreipkite dėmesį, ar jūsų klientas nėra alergiškas migdolams, nes jeigu bus alergiškas migdolams, bus alergiškas ir migdoliniai rūgščiai. Tai tą būtinai pasižymėkit. Na, o grįžtant dar prie glikolinės rūgšties, tai šveitimų kursas yra nuo 2 iki 4 procedūrų, intervalas kas 10-14 dienų. Na ir žiūrėkim, kaip mūsų klientas jaučiasi, ar ne. Tai taip atrodo gydytojos Titovos rezultatai po vienos procedūros. Tai matoma ne tik, kad hiperpigmentacijos sumažėjimas, bet bendra odos tekstūra, spalva, porų dydis ar ne, išreikštumas. Taip pat atkreipkite dėmesį į raukšlelių formavimąsi. Tai labai gražiai padirbėta po vienos procedūros, rezultatai akivaizdus. Na ir priežiūros priemonės odai su pigmentinėmis dėmėmis, tai tikrai yra nemažas pasirinkimas ir vėlgi mes grįžtame į tą patį, kad medžiagos, kurios buvo taikomos mūsų rūgštiniuose cheminiuose šveitimuose, šveitikliuose, tai tas pačias medžiagas mes turim ir odos priežiūros priemonėse. Tai prausiklis, taipogi gelinis, labai lengvai eksfolijuojantis. Noriu paminėti tai, jog rūgštys, kurios nesiekia 4%, dažniausiai yra drėkinamąjį poveikį turinčios rūgštys. Tačiau jeigu mes pradedam 4% ir daugiau turėti sudėtyje rūgšties, tai jinai jau veiks į eksfoliaciją. Tai glikolio rūgštį galite atkreipti, kad yra 4%, vadinasi, šičia jau mes turėsime lengvą paviršutinį eksfoliavimą, ko pasekoje, jeigu mūsų melanocitai yra bazalinėme sluoksnyje ar ne, ir mums reikalingas eksfoliavimas tam, kad mažinti hiperpigmentaciją, tai ir skatinsim tą tokį, sakau, kaip odos lūkštenimą ar ne. Tai jeigu mes naudosim prausiklį, kuris šiek tiek eksfolijuoja, faktas, užkertant su drėkinamuoju ir prieš pigmentaciją veikiančiu kremu kelia tirozinazės veikimo ar ne, inhibuosim, tai pasekoje mes turėsim labai gražų šviesinamąjį efektą. Tai grįžtant prie pačio gelinio prausiklio, kaip ir minėjau, pasižymi šviesinimu, taip pat turi minkštinimą bei skaistinimą dėl pieno rūgšties sudėtyje esančios. Na ir kalbant apie pigmentinės dėmes šviesinantį kremą, tai sudėtyje yra feniletilrizocinas, tai jisai veikia į tirozinazės slopinimą, ferulo rūgštis, tai yra labai stiprus antioksidantas, acetilglikozaminas ir etilinoleatas, jau apkalbėtos medžiagos ir iš principo tai yra šviesinantis kremas, tačiau tikrai labai gerai drėkinantis, nėra taip, kad įvyktų kažkokia tais dehidratacija su šitų produktų, po jo tikrai nebesijaučia kažkokio tempimo jausmo, nesinori kitokio produkto. Taip pat jisai, kaip ir minėjau, veikia hiperpigmentaciją, tinkamas po įvairiausių traumų, nudegimų ir taip toliau. Šitą produktą iš principo aš paskui eigoje papasakosiu, su kuo aš dirbu. Tai pas mane klientų tarp yra labai daug 4., 5. ir 6. fototipo klientų.
Tai yra klientai iš Nigerijos, Kenijos, Venesuelos, Indijos, turi labai tamsią odą ir kuomet mes dirbame su eksfoliantais ar ne, tam tikrom rūgštim, aš miksuoju du produktus, tai yra sūt kremą, sūt prausiklį arba glikolinį prausiklį, bei taikau LC produktą, kuris yra va šitoj lentelėje pigmentinės dėmės šviesinantis, nes pas juos pigmento aktyvacija yra daug stipresnė negu pas mus, dėl to, kad nesusiformuotų posttrauminė hiperpigmentacija, aš iš karto inhibuoju tirozinazę ir iš karto po procedūros mes imamės to tokio slopinimo pigmento, ar ne? Tai maišau šitus du produktus ir tikrai pasiekėm labai gražių rezultatų. Na ir taip pat yra šviesinantis pigmentinės dėmės kremas su apsauga, tai vėlgi tai nėra tik apsauga, tai yra apsauga, kuri atlieka tą pačią funkciją kaip ir kremas, jisai inhibuoja mūsų tirozinazę, slopina melanocitų veiklą, apsaugos nuo saulės spinduliuotės, turi platų spektrą, UVA, UVB spinduliuotę, tai faktas mes turim apsaugą ir nuo mėlynosios šviesos, yra nekomedogeninis, labai lengvai susigeriantis produktas. Na ir apie pačias veikliąsias medžiagas jau pirmai šiek tiek apkalbėjau, tačiau norėčiau dar kartą paminėti, išskirti, galit fotografuotis šitą lentelę, nes iš tikrųjų produktai, komponentai yra surinkti labai gerai sinergiškai tarpusavėje veikiantis, tai feniletilrizocinas, kaip ir minėjau, yra slopinantis tirozinazės aktyvumą ir netgi 22 kartais yra stipresnis kaip tirozinazės inhibitorius už koino rūgštį. Taip pat yra labai stiprus antioksidantas veikiantis prieš pigmentacijos susidarimą. Na ir ferulo rūgštis, kaip ir prieš tai minėjau, labai stiprus antioksidantas, stimuliuoja kolageno gamybą. Tai yra fenolio rūgšties junginiais, nepamirškim tai, randamas daugelį augalų, tokių kaip įskaitant ryžiai, kviečiai, avižos ir įvairios sėklos. Na ir pasižymi prieš uždegiminėmis savybėmis. Tai jeigu mes turime po procedūrinį laikotarpį, tai mums yra labai svarbu, kad nebūtų uždegiminio fono ir kad oda būtų rami, nes jeigu mes turėsime uždegiminį foną, tai tikimybė hiperpigmentacija yra ženkliai išauganti, to pasėkoje visi komponentai labai gerai slopina uždegimą, tirozinazės veiklą, drėkina odą ir taip pat apsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Acetilglikozaminas tai iš principo skatina audinių regeneraciją, ko pasėkoje mes turime eksfoliacinį procesą ar ne su kitomis medžiagomis, tačiau iš karto skatiname ir audinių regeneraciją. Tai faktas, kad mes turėsim labai gražius ir greitus rezultatus, nes greita audinių regeneracija plus eksfoliacija lygų greitai skaistėjanti oda. Na ir faktas, kad mažina melanino gamybą, naudojama nuo amžiaus dėmių. Taip pat acetilglikozaminas pasižymi tokiom savybėm kaip drėkinančios bei jauninančios. Na ir etildinoleatas, dar kitaip vadinamas vitaminas F, turi šviesinantį bei minkštinantį poveikį, sugeria ultravioletinę spinduliuotę, ko pasėkoje taip yra oda apsaugojama nuo odos hiperpigmentacijos bei odos iššaukiamų uždegiminių procesų. Na ir enerpilo TCA rūgštis, kuri yra nuostabi veikiant prieš fotochrono senėjimą bei hiperpigmentaciją. Iš principo rašo, jog foto ir chrono senėjimas, tačiau parodysiu rezultatus, kaip puikiai susitvarko ir su melazmomis visokiausiomis ar ne, hiperpigmentacijomis, senatvinėmis dėmėmis ir taip toliau. Na, iš principo tai yra sintetinė rūgštis, kuri turi 2 anglies atomus bei pasižymė aukštų hidroskopiškumu ir kristališkumu. Norėčiau paminėti, jog taip pat mes turime TCA-LP, tai jinai yra papildyta MSM-u, tai yra metilsulfonilmetanu, taipogi yra veikianti prieš uždegimiškai ir atpalaiduojanti vėlgi endotelinį mūsų tinklą visą, ar ne kapiliarinį, tai tiesiog veikia ir prieš raudonį. Paprastas klasikinis enerpil TCA, tai turi trichlorakto rūgšties 25% ir veikia į vidutinę aktininę keratozę, stipriai išreikštą hiperpigmentaciją, vidutinę hiperkeratozę, postaknės randus labai puikiai tvarko, taip pat vidutiniai stipriai išreikštas fotochrono senėjimas, buldogizmas, ar ne? Tai požymius šitus tikrai labai gražiai eliminuoja.
Pats rekomenduojamas protokolas, tai labai priklauso nuo kliento ir kiek yra smarkiai paruošta oda. Pirmų susitikimų su klientu jokiais būdais nesiūlyčiau Enerpil TCA, pradėčiau nuo lengvesnių rūgščių, nebent klientas buvo lankęsis pas kažką ir tiksliai žinote, kad jo oda yra paruošta. Jeigu ne, tuomet rekomenduoju pasiruošti odą ir tik tada dirbti su TCA rūgštimi. Tačiau cheminio šveitimo gylis gali būti paviršinis, vidutinis arba vidutinis. Sluoksnių skaičius nuo 1 iki 3 vėlgi priklauso nuo to, ką mes norime išgauti. Prie TCA rūgšties visada rekomenduoju gauti lygų gražų frostą. Jeigu neišgausit lygaus gražaus frosto, tai klientas tikėtina, kad vienomis vietomis lupsis stambia plokštelinėmis pleiskanomis, o kai kur lupsis labai plonomis, mažomis ir klientą tiesiog erzins tas regeneracinis ilgas procesas. Dėl šitos priežasties siekiant išgauti tolygų veikimą, tolygę spalvą, siekiam tolygaus frosto. Frostas lygų kolageno stimuliavimas ir labai graži eksfoliacija. Tai nepamirškim to, kad jeigu tai bus stambia plokštelinės pleiskanos ar ne eksfoliavimas, tai oda regeneruosis per 4 maždaug 5 dienas. Jeigu tai bus smulkia plokštelinis lupimasis ar ne, mažos pleiskanėlės, tai pavyzdžiui migdolas ar ne, tai tiesiog toks lupimasis gali trukti ir 10 dienų, nes taip yra, ar ne, stambia plokštelinės jos greičiau regeneruojasi, greičiau nukrenta, o mažos pleiskanėlės jos ilgiau ir ilgesnį laiką užima regeneruotis odai. Tai va, iš principo, kaip ir minėjau, kad sluoksnių skaičius nuo 1 iki 3, ekspozicijos laikas viso 3-6 minutės, tačiau jūs turite stebėti, kaip intensyviai ir kaip tolygiai išgaunat frostą. Jeigu jau frostas yra tolygus ant viso veido, tai laikom nedaugiau negu 5-8 sekundės, tai vadinasi tol, kol paimat servetėlę, atsiplėšėt ir viską susitvarkot ir tada aplikuojat kremą. Jokiais būdais netepam jau daugiau jokių kažkokių drėkinamųjų kaukių ar kažkokių kitokių procedūrų nebedarom ant odos, tiesiog klientui leiskim eiti namo ir užsiimti tą pačią rutiną, priežiūrą, prausimas ir tiesiog drėkinimas namuose. Viskas, daugiau nieko nebereikia daryti. Jokiais būdais lupinėti negalima klientui, tą reikia labai akcentuoti. Jeigu klientas turi psichologinių sutrikimų, yra polinkis krapštyti, tą jūs pamatysite iš jo odos vaizdo, nes paprastai jeigu klientas yra mėgstantis krapštinėti, tai pas jį bus susiformavusių spogelių arba pospogelinių uždegiminių hiperpigmentacijų kažkokių ar ne, tai faktas tokiam klientui TCA jūs nedarote, kategoriškai apsisaugodami save, nes tikėtina, kad toks klientas draskys tas mūsų stambia plokštelinės pleiskanas, ko pasiekoje išaugs hiperpigmentacija ir tada ateis kaltinti jūsų, kad blogai atlikot procedūrą arba per agresyvę rūgštį dėjote. Tai iš tikrųjų, į tą reikia labai atkreipti dėmesį. Na ir šveitimų kursas 2-3 procedūros su paprasta klasikinė TCA, intervalas tikrai ne mažesnis negu 30 dienų, imčiau netgi ir daugiau, tai 1,5 mėnesio tikrai. Atkreipkite dėmesį faktas, kokia kliento oda, kaip greitai jinai regeneruojasi ir pagal tai spręskit. Tai vaizdas po TCA. Matosi labai akivaizdus odos tekstūros pokytis, spalvinė gama, kloščių nebeturim, aišku, čia labai nedėkingai klientė nusifotografavusi lauke. Iš principo, norint palyginti, turėtų būti tas pats apšvietimas, ta pati patalpa ir ta pati poza, tačiau nebuvo galimybės su kliente susitikti ir padaryti gražių nuotraukų. Tai vat, bet vis tiek matosi labai labai gražus rezultatas. Čia klientė po vienos procedūros, tai matote hiperpigmentacijos pašalinimas, buvo tepama lokaliai. Tarp kitko, jeigu norėtumėte tepti lokaliai, tai prieš TCA bet kuriuo atveju rekomenduojama užtepti kažkokią kitą rūgštį, pavyzdžiui, piruvos, tam, kad suvienodinti spalvą. Nes jeigu tepsite tik TCA lokaliai, tai gali būti, kad bus spalvos
atoskyrą, ar ne? Turėsim skirtingą spalvos toną toj vietoj, kur buvo pašalintas hiperpigmentacijos plotas, ir nuo mūsų likusio odos tono gali skirtis. Tai dėl tos priežasties pirmiausia mes tepam kažkokią vieną rūgštį, pavyzdžiui, piruvas, ir ant viršaus tam tikrose zonose, kur norit šalinti kažkokius tais hiperpigmentacijos darinius, mes automatiškai imam TCA ir toj lokalioj vietoj pertepam. Na, taip pat turim ir TCA Strong. Tai yra šveitiklis su 40% trichloracto rūgštimi. Taip pat labai intensyviai veikia foto ir chrono senėjimą. Na ir vėlgi grįžtant prie to, tai nesikartosiu apie pačias savybės, bet TCA-LP yra papildytas vienintelis su MSM, tai yra metilsulfonilmetano. Na, o indikacijos yra tokios, kad tinkama stipriai išreikštai aktininiai keratozijai, stipriai išreikštai hiperpigmentacijai, stipriai išreikštai hiperkeratozijai, stipriai išreikštai postaktinės randams, ar ne, jeigu, tarkim, turim labai nelygų reljefą, tai trichloracto rūgštis labai tinkama. Tačiau jeigu jūsų klientas ateina tamsesnio gymio, tai šiek tiek, kaip pasakyti, netaikyčiau šitos rūgšties tikrai, dėl to, kad jūs nežinot, kaip smarkiai gali pasireikšti hiperpigmentacija tamsiai odai. Pati turiu klientę iš Azerbaidžiano. Jai, tarp kitko, visai nesenai jinai man parodė rezultatus Švedijoje atliktų dermatovenerologų. Jai buvo taikyta TCA rūgštis 25% ir jai liko labai stipri hiperpigmentacija, dėl to, kad jos odos spalva tiesiog yra netinkama TCA rūgščiai, nes oda buvo prieš tai neparuošta ir tai buvo pirmo susitikimo metu. Su hiperpigmentacija jinai pravaikščiojo metus laiko. Tai tikrai labai labai intensyvi, tai buvo nazolabialinėje raukšlėje, taip pat aplink lūpas, ar ne, ir tikrai intensyvu. Tai labai labai reikia atkreipdėmėsi, koks klientas, koks fototipas pas jūs ateina. Na ir TCA Strong cheminio šveitimo gylis paviršinis, vidutinis arba vidutinis. Na ir sluoksnis, faktas, kad pradžiai dirbsime tik su vienu sluoksniu ir nedaugiau negu 0,5 ml. Aišku, čia yra, negalim dėti lygybės ženklo, kad kiekvienam veidui mes taikysim 0,5. Gal pas jūs ateis labai, kaip sakant, didelis veidas, o galbūt labai mažiukas ir jūs prasisuksit, kaip sakant, su mažiau arba daugiau. Tai čia labai priklauso nuo to, koks klientas ateina, ar ne? Ir dar plus priklauso nuo to, kokią lokaciją imsit. Kaip kad šiandien pas mane ateina nugara, nu tai jau su 0,5 tai tikrai neprasisuksiu, tai imsim daugiau ir žiūrėsim. Taip pat ekspozicijos laikas viso nuo 1 minutės iki 4 minučių, labai priklauso nuo to, kaip klientas reaguoja. Rūgštis iš principo tikrai galite informuoti klientą, kad yra skausminga, jausis dilginimas, dilgčiojimas, bet tai yra normali reakcija ir kitaip ir nebus. Frostas privalo pasireikšti, jis turi būti tolygus. Kai atsiranda frostas, jūs negalite su servetėlė trinti veido, tai turi būti labai lengvi įtapšnojimo judesiai, tam, kad nenuimtumėt visos odos. Ir nuo frosto pasireiškimo 5-8 sekundės, tai vėlgi, kol atsilupam servetėlę ir pradedam daryti neutralizacijos procesą. Šveitimo kursas galimas viena procedūra ir nedaugiau. Intervalas mažiausiai 30 dienų, bet šiaip tais rekomenduočiau į metus vieną kartą. Nepiknaudžiauti šitą rūgštim. Na ir taip pat galim pereiti prie Enerpil NEC, tai tuo ir yra smagus Enerpilis, nes jisai iš principo yra apgalvojęs visas lokacijas, kur ko mums reikia ir kokias problemas spręsti. Tai Enerpil NEC procedūra, rūgštis sudaroma yra iš piruvo rūgšties 30%, pieno rūgšties 10% bei ferulo rūgšties. Tikslas yra foto ir chrono senėjimas kaklo dalyje, ar ne, kada mes turime čia spalvos pokytį, besiformuojant šias raukšles, ar ne, glebimą odos, tai yra labai labai tinkama rūgštis. Taip pat galima atlikti ir pačioj dekolte, ar ne, tai dekoltės srityje. Tai formulė yra sudaryta iš 3 rūgščių ir veikia prieš hiperpigmentaciją kaklo ir dekoltės srityje, aktininę keratozę bei fotochrono senėjimo požymius.
Protokolas yra toks, jog šiaip cheminis šveitiklis turi paviršinį vidutinį gylį, sluoksnių skaičius nuo 1 iki 3. Vienas sluoksnis tai yra paviršinio gylio, o jau jeigu norime siekti gilesnį sluoksnį odos, tai tada imsime ir daugiau sluoksnių, nuo 2 iki 3 sluoksnių, ir tai sudarys apie 1,5 ml bendro mūsų rūgšties sunaudojimo. Ekspozicijos laikas tarp sluoksnių nuo 3 iki 5 minučių priklauso nuo pačio kliento reakcijos, labai reikia į tai žiūrėti. Ir šveitimų kursas gali sudaryti 3 procedūras ir intervalas kas 20 dienų. Taip, tuoj pasitvirtinam atėjusius. Turim vaizdą prieš ir po, tai vaizdas akivaizdus, raukšlelių sumažėjimas, odos patempimas, bendras odos spalvos pokytis. Taip pat ir čia turime po vienos procedūros. Tai matosi va šita dalis labai gražiai pakitusi. Taip pat turime šlakai ar ne, kada yra, tai lygiai taip pat labai gražiai odos tonas, visa spalva. Saulės paveikta zona daugiausiai yra dekolte ir nugara, ar ne, vasaromis. Tai jeigu mes turim tokių klientų, tikrai drąsiai galim taikyti Enerpil NEC ir bus labai gražus odos išskaistėjimas jau po vienos procedūros. Čia po vienos procedūros vaizdas. Na ir Enerpil Hands, tai yra rankoms skirtas rinkinukas, tačiau taikoma ir veidui, kaklui, krūtinės sritims. Yra šiek tiek lengvesnė sudėtis negu paprasta trichloracto rūgštis. Tai trichloracto rūgšties šioje rūgštyje įeina 20%, tuomet įeina pieno rūgšties 10%, bei koinės rūgšties įeina 0,5%. Vėlgi veikia į foto ir chronosenėjimo rankų srityje. Taipogi tai yra jaunanti plaštakų odos formulė. Na, aš pati stengiuosi irgi išaukti frostą su šita rūgštimi, tačiau ne visada pavyksta pagal mano kitų ne klienčių, bet kolegių potyrius, ar ne. Tai su šita rūgštimi šiek tiek reikėtų ilgesnį laiką palaikyti ant odos tam, kad išgauti tolygų frostą. Tai man tai visada pavyksta, viskas ten gerai, tiesiog reikia labai kreipti dėmesį į laiką, ekspoziciją ir užtepimo kiekį. Tai kaip ir minėjau, veikia pigmentinės dėmės plaštakų srityje, aktininė keratozė ir fotochronosenėjimą. Na ir standartinė procedūra, tai gali būti šveitimo gylis pasiekiamas nuo paviršinio iki netgi vidutinio, tai vėlgi kolageno būstinimas, sluoksnių skaičius nuo 1 iki 3 maždaug. Tačiau, kaip ir minėjau, reikia kreipti dėmesį, kaip smarkiai ir kaip greitai mes išgaunam frostą. Jeigu frostas atsiranda po pirmo sluoksnio, nėra tikslo ten dar tepti tų papildomų sluoksnių. Jeigu jūs neišgaunat ir po 3 sluoksnių frosto, tada dar palaikyčiau ilgesnį laiką ir tada dar tepčiau kartą tam, kad išgauti gražų tolygų frostą odoje, tam, kad mes turėtume tolygį odos spalvą, gražų atsisluoksniavimą ir gražius rezultatus. Na ir ekspozicijos laikas nuo 1 iki 2 minučių tarp sluoksnių, viso 3-6 minutės gali atsirasti frostas. Gali, taip, gali jo ir nebūti, tačiau, kaip ir minėjau, aš visada stengiuosi jį išgauti. Nes frostas tolygų gražus odos atsisluoksniavimas ir labai gražus rezultatai. Na ir šveitimo kursas nuo 1 iki 3 procedūrų, o intervalas mažiausiai kas 15 dienų. Tai faktas, kai klientas pasidaro rankų dalyje, plaštakose, ar ne, šitą procedūrą, turėtų vengti gausaus vandens, ar ne, jeigu, tarkim, turi darbą, kuriame yra dažnas sąlytis su vandeniu, tai tokiu atveju rekomenduočiau dėvėti pirštines, kuomet yra dirbama. Bet šiaip paprastai Ingrida per kiek laiko atsisluoksniavo Romai? Per 4 dienas pilnai pasišalino mūsų merginai, kuriai darėm visas šašiukas. Nes iš principo po frosto mes turėsim gražų tolygų rusvą
tokią kaip plėvelę, kuri per kelias dienas tiesiog atsisluoksniuoja, jos negalima plėšti dėl hiperpigmentacijos susidarimo tikimybės. Na ir tada jau mes turėsim gražų vaizdą, po maždaug 4-5 dienų jau bus galima džiaugtis rezultatu. Aišku, po nusilupimo tos rudosios plėvelės dar yra tikimybė, kad šiek tiek labai lengvai šerpetos oda, nes tai yra natūralu, bet tai yra nematoma, su drėkinamuoju kremu puikiai paslepiama. Na ir kaip atrodo po vienos rūgštinės procedūros su Enerpil Hands produktu. Tai matote, dėmelių nebeliko, ar ne? Bendrai odos spalva pagražėjo. Čia taip pat po vienos procedūros. Galite atkreipti į šitas dėmes. Irgi po vienos procedūros. Po vienos procedūros. Tai senatviniai šlakai, jeigu atkreipėt dėmesį, praktiškai jų neliko. Na ir kuo skiriasi Enerpilio šveitikliai nuo įprastų rinkoje esančių šveitiklių? Tai paprasti šveitikliai sudaro dvinarės sistemas. Enerpilis užpatentavo savo formuluotę ir įtraukė trinarę sistemą. Tai dvinarė sistema paprastai yra tokia, jog mes turime vandenį plus organinė kažkokia rūgštis, ar ne? Tai iš principo, kas nutinka užtepus rūgštį ant odos, tai prasideda protonų aktyvacija, ar ne? Tai tiesiog oda veikia kaip bazė, su kuria sąveikauja mūsų protonai, ar ne? Išsiskiria vandenilio jonas. Na ir tada įvyksta odos nudegimas, ar ne, vadinkim taip. Iš principo, ką sukūrė Enerpilis, tai jisai traukė trečią narį, kaip tiesioginį nešiklį pačios rūgšties. Tai mes turim organinę rūgštį plus vandenį ir atsirado naujasis dimetilizozorbidas arba dar kitaip dimetilsulfonas, kuris eliminuoja skausmą procedūros metu ir taip pat perneša organinę rūgštį į gilesnius odos sluoksnius, ko pasėkoje viršutinis odos sluoksnis nėra taip smarkiai pažeidžiamas kaip su įprasta rūgštimi, tačiau pernešant į gilesnius odos sluoksnius, kuo mes daugiau gaunam vandens gilesniuose odos sluoksniuose, tuo pasileidžia, kaip sakant, suaktyvėja mūsų protonai rūgšties ar ne molekulė ir tada prasideda pats tas regeneracinis procesas. Tai vadinasi, ką mes turime? Pereinama iš trapecijos, iš trikampio į trapeciją. Tai paprasta rūgštis turi labai mažą koncentraciją giliuosiuose sluoksniuose, nes visą darbą padaro va čia, viršutiniam odos sluoksnyje, nudegina odos sluoksnį, bet nenueina rūgštis gilyn. O su Enerpilio eksfoliacija mes pasiekėm taip. Pats viršutinis odos sluoksnis nėra taip smarkiai pažeidžiamas, bet labai gerai pačio tiesioginio nešiklio dėka nunešamas mūsų protonas į gilesnius odos sluoksnius ir ten jisai pradeda aktyvuotis, sąveikaudamas su vandeniu. To pasėkoje mes turime mažesnę pažaidą viršutinio odos sluoksnio, mažą odos nudegimą, tačiau labai gerą veiksmingumą gilesniuose odos sluoksniuose, ko mes ir siekiam iš principo, ar ne? Tai dar kitaip pat privalumai, ar ne, pačios trinarės sistemos, tai yra tolygi rūgšties absorbcija, nes, kaip ir minėjau, tai nėra protonų aktyvacija, neužkuriamas protonų aktyvumas viršutiniam odos sluoksnėje, mes ją pirmą nunešam į gilesnius odos sluoksnius ir sąveikaujant su vandeniu aktyvuojam. Tai tiesioginis nešiklis, ką jis padaro, jis inhibuoja protono veikimą, ar ne, išlaiko tą molekulę stabilę, iki kol pasiekia reikiamą gylį ir tik tada jisai pasileidžia ir pradeda veikti. Tai pats protonų judėjimas sulėtėja, ko pasėkoje mes išvengiam didelio skausmo, ar ne, nes šiaip iš principo tą mes ir jaučiam. Tai yra deginimas, įjautrinimas odos procedūros metu, nes nėra tiesioginio nešiklio. Na ir faktas, kad tada daug geriau įgeria rūgštį ir į gilesnius odos sluoksnius jinai nueina.
Tai jeigu mes atkreiptume dėmesį į dvinarės ir trinarės skirtumus, tai kaip ir minėjau, jeigu čia būtų viršutinis odos sluoksnis, tai dvinarėje sistemoje protonas ar ne, teigiamai įkrautas elektronas, jisai lokalizuojasi viršutiniam odos sluoksnyje ir tai nėra tolygi absorpcija, nes čia mes turime labai mažą to kiekį ir iš principo stimuliacija yra minimali. Visas nudegimas yra padaromas didysis viršutiniam odos sluoksnyje, ko pasekoje turėsim ilgą, stiprią regeneraciją ir mažą poveikį. Tai su trinarė sistema mes turėsime tolygų protonų judėjimą ir turėsim labai gražią absorpciją pačios rūgšties, mažesnę pažaidą viršutiniam odos sluoksnyje ir reikiamus rezultatus. Ir to pasekoje mes su mažesniu procedūrų kiekiu pasieksime geresnį rezultatą negu su kitomis rinkoje esančiomis rūgštimis. Tai iš principo dar taip pat norėčiau atkreipdėmėsi ir į paveikslėlyje pavaizduotą grafą, ar ne, grafiką, kad buvo daromas tyrimas, tai glikolinė rūgštis buvo kito gamintojo paimta ir paimta glikolinė rūgštis enerpylio, tai matosi skvarba yra ženkliai didesnė enerpylio, praktiškai dvigubai dėl papildomo nešiklio, ar ne, kaip sakiau, to tiesioginio. Na ir faktas, kad trinarė sistema tai yra tolygesnė absorpcija, nes dėl protonų judėjimo, kaip ir sakiau, viskas lokalizuojasi viršuje kitose rūgštyse, o į apačią nueina tik maža koncentracija ir mažas veikimas. Priešingai nei su enerpyliu, mes turim didelį rezultatą gilesniuose odos sluoksniuose. Tai kalbant apie enerpylių privalumus, tai iš principo nėra uždegiminio proceso, tokių kaip paraudimai, patinimai ar skausmas. Aišku, nekalbama apie tai, kai mes gaunam frostą, nes frostas jisai iš principo jau sukelia ar ne tam tikrus procesus, kuomet yra ir patinimai ir taip toliau, bet mes kalbam gal labiau apie tas lengvesnės rūgštis, tai iš principo tikrai nesukelia kažkokių uždegiminių procesų, atsistatymas yra labai lengvas, minimali komplikacijų rizika po šveitimų, juo labiau jeigu tai parenkat klientams į namus produktus, tai mes turime ir produktų testinumą, efektyvumas ir saugumas, turime patvirtintus klinikinius tyrimus, ką labai noriu paminėti, jog enerpylis, nežinau, ar atkreipėte dėmesį į prieš tai pateikiamas rūgštis ir jų specifikacijas, bet prie kiekvienos rūgšties buvo parašyta Medical Device Class 2A. Tai reiškia, kad tai yra didelis darbas ir labai didelis pasiekimas iš enerpylio pusės, todėl kad Medical Device klasės sertifikatą ne kiekvienas brandas gali gauti, o enerpylis užtikrina, kad jūs kiekvieną kartą pirkdami rūgštį, nepaisant to, kokia tai bus partija, po kiek metų jūs ją pirksite, jinai bus tos pačios kokybės, tokios pat spalvos, tokios pat pH, tokia pat sudėtis. Visa tai, Medical Device Class sertifikatas užtikrina jūsų produkto tą pačią kokybę, ar ne? Tai tas yra labai svarbu ir galite dėl to jausti saugus, kad visada turėsite tą patį gerą produktą, kurį pirkote prieš metus ar du ir perkant po kažkurio laiko su skirtinga partija, serija, visiškai nesvarbu, jūs turėsite tokią pat kokybę. Tai tas yra be galo svarbu. Na ir taip pat enerpylio privalumas dar tas, kad tai yra komfortiška, trumpas reabilitacijos laikas dėl to, kad mes nepažeidžiam viršutinio odos sluoksnio, gera savikaina šveitiklio. Na ir vienoje pakuotėje iš principo turite viską, ko jums gali reikėti. Tai aš dabar noriu parodyti, kaip pati pakuotė atrodo. Tai jau net nerodysiu, kad įpakavimas buvo šitas, kuriame yra gale QR kodukas, ar ne, kur sakiau, kad jūs galite nusiskanuoti ir pasižiūrėti patį protokolą. Tačiau bazę sudaro pats šveitimas, ar ne, tai yra šveitikliai, kurie yra uždaryti sandariai. Kiekvieną šveitiklį galima naudoti daugiau kartų negu vieną, tai jeigu jūs, pavyzdžiui, nusilaužėte galvutę ar ne, tai tiesiog atverčiat patį kotelį, uždengiat ir pasidedat kitam kartui, rūgštis yra sandari ir viskas su jie yra gerai. Taip, tada jūs gaunate rinkinį šveitimo šitų galvučių ar ne, pačių brašų.
gaunate servetėlių prie pylerių, tai yra paruošimas ar ne odai, ir taip pat gaunate neutralizacijos servetėlių, o salicilų ar ne, tai yra tiesiog valomosios servetėlės, kurios netlieka neutralizacijos proceso, tačiau tiesiog nuvalo odą ir nuvalo salicilo kristalus nuo odos. Tai va, rūgščių didžioji pakuotė yra 20 vienetų, o visų kitų ingredientų yra po 32. Tam, kad jūs turėtumėte galimybę naudoti daugiau kartų, ar ne? Jeigu, tarkim, neišnaudojot, tai faktas, kad tų pačių 20 jums bus per mažai, tai visada gamintojas prideda daugiau, visko po 32. Bet jeigu nutiktų taip, kad jūs išnaudojat viską, yra galimybė pirkti atskirai vienetais, tiek ne vienetais, bet pakuotėm, tiek neutralizacijos servetėlės, tiek removerio servetėlės, tiek brašus. Brašus irgi galima pirkti atskirai. Ne, brašų negalima. Atsiprašau, brašų negalima pirkti atskirai. Žodžiu, bet servetėlės galite pirkti. Tai va. Tai toks yra rinkinukas, toks pat rinkinys sudaro visų, jeigu tai yra visų rūgščių, jeigu tai yra 5 rūgštys ar ne, mažesnis rinkinukas, tai 5 rūgštys ir viso kito yra po 8 vienetus. Na ir kalbant dar dėl pačio NLPIL saugumo ir efektyvumo, tai yra labai lengva ir patogu naudoti, ekonomišką pakuotę, labai fainai susistato viskas į vieną stalčių, nereikia turėti skirtingų neutralizatorių, skirtingų ten kremų, prausiklių ir taip toliau, ką iš tikrųjų rinkoje ir diktuoja mūsų tiekėjai dažniausiai, ar ne, jeigu perki tokią rūgštį ten, nu ir kiek tų tiekėjų, tiek ten ir prausiklis, ir šveitiklis, ir, nu žodžiu, visa visuma, ar ne, tai mes čia turim tiesiog vieną prausiklį, vieną kremą ir vieną rinkinį pačių rūgščių, ar ne. Na ir yra tikslus ir labai tolygus priemonės pasiskirstimas su pačiu brašu, galimybė saugoti ampulę kitoms procedūroms, ką ir minėjau jau prieš tai, bei galimybė naudoti lokaliai. Tai taipogi, ką ir minėjau prieš tai, jeigu jūs aplikuosit ant veido vienokią rūgštį ir norėsit kombinuoti papildomai su, tarkim, hiperpigmentacijos arba kad ir kažkurioje daly turite spuogų išreikštumą, tai vėlgi tiesiog lokaliai pasiemate ir su to pačiu brašu galite pereiti tam tikras lokalias tiktais vietas. Na ir kalbant toliau, kas yra rinkinyje, tai yra skaitmeninis naudojimo vadovas, paruošiamosios servetėlės, neutralizuojančios arba dar kitaip valančios servetėlės, kas yra salicilija, sugraduoti buteliukai, pripildyti patys cheminio šveitiklio. Tarp kitko, kur aš jums siunčiau katalogus, juos mes turime ir gyvai, tai jeigu dalyvausit seminaruose, tikiu, kad Ingrida arba Julija su jumis tikrai pasidalins gyvais. Ir kiekvienam puslapyje yra netgi nurodytas prie rūgščių, tarkim, atsiverčia, tai yra indikacija, prie rūgšties taip pat yra nurodytas elektrinis laidumas, tai pagal tai jūs galite įsivertinti, kaip toli ir kaip greitai į odą eis jūsų rūgštis. pH bei ta pati išvaizda, ar ne, tai netgi, tarkim, toks kaip glikolio rūgštis, ar ne, ir yra nurodyta, kad tai yra bespalvis, skaidrus vandeninis tirpalas, ar ne. Na, o ten, tarkim, glikolis, ne glikolis, o tarkim, TCA, tai jis gelsvas ir net jums tai yra nurodyta. Tai tas yra labai smagu, kad gamintojas perteikia ir vizualinius parametrus tekste. Na ir taip pat į patį rinkinį tą jau mūsų rūgščių, ar ne, įeina, kaip ir minėjau, sugraduoti buteliukai bei išskirtiniai vienkartiniai šepetėliai. Tai kas ir yra mūsų unikumas, kad šveitimui nereikia naudoti kažkokių vėduoklinių šitų brašų, ar nereikia aplikuoti rankomis, tačiau jūs viską turit viename, jums jau yra duota visi reikalingos priemonės, reikalingi ingredientai geram, sėkmingam darbui, ar ne? Tai tas yra labai labai svarbu. Na ir taip pat šioje dėžutėje nepriklauso, bet galima pas mūsų šauniasias vadybininkės įsigyti tokius kaip kliento kortelės, tai ten galima žymėtis, aš labai noriu panašiulio, šitą. Va, tai mes turime kliento kortelės atsiverčia, jūs galite susirašyti kliento kortelėje
vardas, pavardė, fototipas, žodžiu, visa reikalinga informacija, susirinkti kliento parašus, kad jisai sutinka su atliekama procedūra. Taip pat visas aprašas apie visas rūgštis ir šalia to jūs klientai tiesiog atplėšėt lapuką su rekomendacijomis namuose. Tai šitoj knygoje yra 100 vienetų, labai faina knyga, aš pati ją turiu ir taikau, nes kiekvienam klientui tiesiog dar įsirašot papildomai, po kiek dienų jam reikia sugrįžti ir klientas visada viską turės po ranka. Na ir dabar kalbant dar grįžtant prie pačio šepetėlio, tai turėkit minty, jeigu įsigysite Enerpylio šveitiklius, prieš tepant klientui ant veido visada aplikuokit pradžiai savo ant rankos tam, kad pilnai sudrėkinti šepetėlį ir tik tada mes tepame ant odos. Tai iš principo Veil Brush sistema, jinai užtikrina cheminių šveitiklių apsaugą, tirpalo kiekio dozavimą bei tikslų užtepimą ar ne tolygų. Tas yra mums labai labai svarbu. Na ir labai noriu pasidalinti mūsų Enerpyl TB Skin atstovų kontaktais Vilniaus regione bei Kauno regione. Kauno regione Ingrida taip pat atstovauja ir Klaipėdos regioną, tai galite kontaktuoti šiais kontaktais. Taip pat pridedu savo kontaktus, jeigu norėtumėte pasikonsultuoti dėl rūgščių taikymo, galbūt įsigysit ir jums kils kažkokių papildomų klausimų, tai mane galite tikrai rasti Instagram platformoje. Na ir labai norėčiau jūs visus pakviesti sausio 15 ir 22 dieną atvykti į seminarą. 15 dieną sausio vyks Kaune, o 22 dieną vyks Vilniuje. Tema fototipai. Šitą temą vesiu aš, todėl kad man labai aktuali, nes aš turiu didelę gausą klientų iš užsienio ir manau, kad tai tik tais populiarės. Ir dažnai manęs klausia, kodėl tu rinkiesi šitą temą. Tai aš ją renkuosi todėl, kad užsieniečių pas mus daugėja, studentų ar ne, dirbančiųjų. Ir tie užsieniečiai turi tikrai skirtingą odos fototipą negu kad mūsų. Ir manau, kad kiekvienam specialistui yra privaloma žinoti ir išmanyti visus odos fototipus ir galimybės derinti kosmetologinės procedūras kabinete bei odos priežiūros priemonės namuose. Tai aš ruošiu šitą temą ir dalyvausiu tiek sausio 15, tiek sausio 22 dieną seminaruose. Tai labai kviečiu, jeigu turit galimybę, sudalyvaukit. Na ir esu labai dėkinga jums už dėmesį. Tikiuosi, laikas neprailgo. Man jau sako, padiminkė klausimus. Taip, bus paklausta. Ar NEK galima naudoti ir veidui? Taip, NEK galima naudoti ir veidui, tiesiog jo koncentracija yra šiek tiek kitokia, tai vėlgi reikia labai atkreipti dėmesį, ko jūs siekiat, ar ne, koncentracija ir taip toliau. Bet NEK hand galima naudoti ir veidui. Taip. Gerai, kada PTCA galutinis rezultatas ir niekada galima naudoti priemonės su retinoliu? Ačiū. Šiaip su retinoliu priemonių aš neskatinčiau naudoti labai greitai, tai būtų nuo 2 savaičių ir daugiau, šiaip sakyčiau po kokių 3 ir jeigu galima dar ilgiau tempti, tai nenaudočiau retinolio, todėl kad leiskit odai pilnai regeneruotis, ar ne, tai iš principo TCA galutinis rezultatas, jam reikia laiko, jūs po 10 dienų matysite jau labai gražų rezultatą. Jeigu bus įdomu, galėsim pasidalinti prieš ir po, kaip nutinka ar ne, su TCA, taip pat darėm rezultatus su TCA ir su HENS, tai galėsim tikrai pasidalinti tiek veidui ir kaip yra atliekama ir koks rezultatas gaunamas ir kokį frostą mes turim pasiekti, kad gautume tos rezultatus. Tai iš principo TCA galutinis rezultatas vis tiek reikia šiokio tokio pastimuliavimo, maždaug mėnesio laike jau pradėsit matyti labai gražius rezultatus. Taip, į kurį TB Skin, palaukit, dabar pabėgo man, taip. Į kurių TB Skin kremų sudėtį įeina GT peptidas 10. GT peptidas 10 įeina į OSK produktus, ar ne, nes mums reikalingas stiprus antibakterinis poveikis. Tai iš principo visa į aknės polinkį skirtai odai linija yra sudėti GT peptidas 10. Taip. Ar turite dar klausimų? Ar kyla kažkam?
Į. Taip, tai aš matau, kad klausimų daugiau nebėra. Turite kontaktus vadybininkių, turit komunikacijos šaltinį ir su manimi, ar ne? Tai per Instagramą galit mane susirasti, jeigu turėsit klausimų. Taip pat jums gali atsakyti į klausimus tiek mūsų Tibeskino, Enerpylio technologijas Jana ir Karolina. Tai jeigu kyla klausimų, tikrai rašykit, skambinkit, komunikuokit, mes į visus klausimus tenksimės jums atsakyti. O dabar labai esu dėkinga Jums už tai, kad skirėte laiko, kad prisijungėt ir labai noriu visiems palinkėti gražių ateinančių švenčių. Būkit sveiki, svarbiausia, būkit laimingi, turėkite tik tais mielus, gerus klientus ir linkiu labai gražios dienos. Iki. Ačiū, viso gero. Ačiū, labai ačiū. Ačiū už nuostabų seminarą.